Sveiki įsijungę bėgimo ir triatlono klubo Love Streams Running tinklalaidę. Čia dalinamės treniruočių patarimais, kalbiname sportininkus bei kitus sporto pasaulio žinovus. Kviečiame klausytis ir tobulėti kartu. Sveiki visi sugrįžę į Love Streams Running tinklalaidę. Grįžtam į audioteko studiją ir mes. Ir šiandien turėsim Q&A epizodą ir uždavėm klausimų, tiksliau jūs uždavėt klausimų, mes jums duosim atsakymus. Ir šiandien pabandysim. Su Jonu Žakaičiu pabandysim jo vėl šiek tiek suteikti žinių ir tikimės, kad po mūsų atsakymų gal palengvės gyvenimo šiek tiek. Bet dar prieš prieinant prie klausimų, šiaip nusakėm, kad tiesiog privalom padaryti trumpą ir bėgikų radijo rubriką, tai šiandien bus toks miksuotas epizodas ir bėgimo mokyklėlės ir bėgikų radijo, nes grįžom iš Briuselio, grįžom iš Lenkijos, grįžom iš Kauno, stebėjom Londoną, stebėjom Amerikoje, kas vyko, žodžiu. Labai daug visko įvyko, tiesiog. Velniškai daug, čia paskutiniu metu, čia jau kaip paskutinį bėgikų radiją darėm, sakėm, kad jau labai prisirpę tie pokalbiai yra, tai dabar irgi jau pavasaris prasideda visi startai, prasideda sezonai, tai labai daug tikrai visko yra. Man šitai laidai besirašint begalvojant, tai vos ne panikos priepuolis apėmė, kai vien jau praeito savaitgalio, kai įvardint visus ten rezultatus ir kas įvyko, tai ir nieko nepamiršt, turbūt neįmanoma, tai vos neiškart reikia atsiprašyti, kad tikrai visko nepaminėsim, nes tikrai be galo daug įvyko ir labai faina, kad daugiausiai džiugus dalykai. Tai taip, šiaip čia gal tas toks karštas, įrašinėjom pokalbį antradienį savaitgalį, Kauno maratonas vyko ir taip, atrodo, net lengvai sudrebino Lietuvos tą pasaulį, nes tiek ir šiaip rezultatai visai neblogi buvo ir aukštesniam lygyje, ten pusmaratonio maratono ypač, tiek ir mėgėjų lygyje matosi, kiek daug asmeninių rezultatų, kaip visi stravai dalinasi, kaip vieni nuo kitų užsikuria, tai iš tikrųjų tikrai labai faina. Ir kaip tobulėja visi. Jo, bet ir be Kauno vyko labai daug visko. Tai gal trumpai, kadangi vis tiek pagrindinė masė pokalbio turėtų būti klausimai ir atsakymai, kurių turim nemažai visai, bet norisi tikrai vis tiek paliesti tos dalykus, tai iš karto gal šokam ir taip pradedam gal nuo Briuselio, kur vyko Europos bėgimo plentų čempionatas ir po truputį prieisim ir iki šio savaitgalio. Tai pirmą kartą vyko Europos bėgimo plentų čempionatas Briuselyje. Kokios nuotaikos, kokie įspūdžiai šiaip jūsų? Tai vienas, kad tu jau padarėjai puikų video iš įvykio vietos, tai ten kas nežiūrėjo, tai jau pažiūrėkit. Bet jeigu trumpai, tai man atrodo, čia super formato varžybos ir tiesiog nuostabi idėja ir man atrodo European Athletics, jau World Athletics jau faina, kad išnaudojo tą anksčiau, nes jau kiek ar 2 metus tai vyksta. Ir Rygoj buvo pirmas prieš porą metų. Okay. Tai šiemet nebus dėl ten visokių problemų, bet panašu, kad tas formatas, kad daryt ant plento elitinius čempionatus ir tuo pačiu juos prijungti mėgėjus ir padaryti tokius kaip miksą Marathon Majors ir elitinio čempionato lengvosios, tai atrodo tokia idėja, kur tokia akivaizdi, kaip anksčiau nieks nesugalvojo nieko panašaus padaryti, plus dabar dar kai registruojami visi plento rekordai ir taip toliau, tai ir taškai skaičiuojami, žinai, irgi plento bėgimų lengvosios, tai visiems papildoma motyvacija atsiranda ir dabar Europoje pirmą kartą šitokio formato bėgimą darė ir tikrai surinko, sakyčiau, visiškai absoliutų topą bėgikų Europos, su keliom išimtim, bet šiaip, sakykim, tikrai stipriausiai. Gal maratono distancijos buvo silpnesnis filas, bet šiaip pagalvojus. Jo, nes ten Londonas anosias, tai jo, ten Sondre Moen, ten dar kiti bėgo šitą ir nemažai jo, bet pusmaratoniniai diskiai tai tikrai buvo visiškas. Tai va, ir tas tikrai, varžybos buvo nerealios, tikrai buvo įdomu stebėti, buvo žiauriai daug netikėtumų, žiauriai daug įdomių dvikovų, nežinau kiek apie tai ten galim įsiplėsti, bet tikrai buvo labai įdomu. Ir aš, kai ten stovėjau, tu buvai bėgiko roliai, aš tai buvau žiūrovo roliai, tai matyt, kaip prabėga tas visas elitas ir už jo iš karto 10-tūkstantinė bėgikų minė ir kaip ten po to stipriausi mėgėjai susimaišo jau su silpniau bėgančiom elitiniam moterim ir ten visi persipina visos tos emocijos, tas miksas
energijos ir tų emocijų, kurias matai stadiono bėgimuose ir miesto maratonuose, žinai, viskas susijungia. Man tai ten atrodo, kad nuostabus formatas ir aš tikiuosi, kad šitie renginiai tik įsibėgės, nes sakau, čia ir sportui sveika, ir visiems įdomu, ir vienareikšmiškai fanfaro, žodžiu. Jo, aš pritariu 100% ir kai jūs pasakėt, kad aš iš bėgiko perspektyvos, man lygiai tas pats buvo, kai paleidinėjo bangomis sportininkus, tai pirma elito vyrai, tada elito moteris ir tada mėgėjus, ten po, man atrodo, gal 5 sekundžių. Tai tu dar tų elito moterų primedžioji visai. Ir tai va čia ir buvo tokia misija, kuo daugiau tų merginų susirinkti ir bėgi, žiūri, va, ten aukselinkutę pagau, žiūri, ten Portugalija, kažkokia Italija ir taip pat pabiškai susirinkiniai, toks geras žaidimas buvo, kiek merginų gali aplenkti. Jo. Ir geriau nesidalinsiu, kiek moterų mane aplenkė visgi pagal laikus, bet tikrai žiauriai fainas formatas ir atmosfera gera ir iš tikrųjų miestelis padarytas, didžėjus groja, vedėjas super darbą darė. Tai rekomenduojam visiems dalyvauti šitose varžybose, nes tikrai į Briuselį sąlyginai lengva pakliūt buvo, kaip pirmą kartą tokias, dabar žinant, kaip jau į topinius maratonus, tikrai, be šansų. Net nebuvo sold out, tai šiaip. Taip, tai dėl to, kad tiesiog, manau, vienintelė priežastis, kad tai yra tiesiog naujo formato renginys, dar žmonės nežino ir aš manau, kad tai tikrai išpopuliarės ir tai keisis, tai kol dar galit naudokitės. Vienintelis minusas, kad sekanti edicija renginio bus Serbijai. Tai, bet per porą metų gal pasikeis. Jo, lietuviam nėra pati maloniausia asociacija, bet kita vertus, gal kaip tik surinkus stiprią nacionalinę komandą, galima ten ir vis tiek rast pramogų. Tai nežinau, bent nuotykį pasidaryti. Aš tikiu vis tiek, nors labai nenoriu į Serbiją važiuoti, bet labai noriu važiuoti į šitą čempionatą vėl. Tai tikiuosi, kad kažkaip... Bet tuo pačiu, kadangi šiemet nevyks, San Diege turėjo vykti pasaulio čempionatas, tai jį perkelia į kitus metus į Kopenhagą. Tai pagalvojus ir į pasaulio čempionatą bus įdomu, kiek sunku atsirinkti, bet kaip jūs sakėte, čia man atrodo tas iš lūpų į lūpas efektas bus, kur mes nuvažiavam jau visus hypinam, nes buvo žiauriai smagu ir jau kitą kartą atrodo daugiau norisi ir ne mes vieni tokie buvom, visi, kurie atvažiavo matyti, taip pat dalintis tom emocijom. Nes tikrai jautės, kad puikiai suorganizuotas renginys ir visi ten žiauriai laimingi buvo. Jo. Tai tikrai pasisekus pirmąją ediciją, galbūt mes čia irgi kalbėjom, net, tarkim, apie lietuvius kalbant, kad čia tikėjomės gal rezultatų aukštų, bet vėlgi ne visą laiką tai yra apie rezultatus ir trasa gal ypač 10 km, bet ir maratono labai sunki buvo. Tai čia daugiau irgi yra apie pozicijas, apie tai, kaip tu atrodai tarp kitų, o ne grinai absoliutus laikas, sakykime, buvo svarbiausias. Bet elitui tai, o tas elitas pagrindė tarp vyrų buvo Giedrius ir Simas. Jo, ir Ignas, Vanagas. Taip, bet turiu omeny, kad gal kurie turėjo šansą dėl ambicingesnių vietų, jokių būdų nieko, taip sakant, kiekvienas atėjo ir padarė geriausią, ką gali tą dieną, bet vienų tiesiog asmeniai per daug toli, kad jie būtų konkurencingi. Taip. Ir šiandien yra taip. Tai man atrodo, nei Giedrius, nei Simas irgi neišėjo su didelėm šypsenom iš to renginio, nes Simui tai iš vis buvo debiutas ir aišku nedėkingas, nes super sunki trasa, bet yra kaip yra, žinai, tai vis tiek parodė ir Giedrius ir Simo atveju, koks tas yra gepas dabar nuo priekio ir tikrai buvo labai įdomu, bet labai svarbu, aš manau, kartais net ir sveikai nosį gaut, kad suprastum, kiek tu atsilieki ir kokius namų darbus turi padaryti. Tai tas supratimas, kad ar lyja, ar sninga, ar kalnas turi bėgti po 2,5 diske ir niekam neįdomu, ar yra kalnas ar nėra, tiesiog jeigu nori būti prieki, turi bėgti. Ir kad žaidimo taisyklės tokios dabar net ir Europos elite yra negalestingos ir kai supranti, kad Jimmy Gresieras ten koks absoliučiai dominavo, ta prasme, į vienus vartus ten taršė visus. Ir tikėtina, kad antroji pusė dar ir nespaudė, jis ten viską iki galo. Būtent, net nebejoju, kad jis ten turbūt top 3 būtų ir diskiai, nes jis ten vos nesubėgo. Tai jisai subėgo, man atrodo, gal 15 sekundžių. Bėgdamas pusmaratonį, pirmus 10 km subėgo 15 sekundžių lėčiau negu nugalėtojas 10 km. Tai vat, kai tą supranti, kiek jisai dominuoja ir tada, kai supranti, pavyzdžiui, Grant Fisheris, kiek stipresnis už jį ir tada supranti, kad Grant Fisheris netgi nėra dar olimpinis čempionas, tai tada taip supranti, kokio lygio iš tikrųjų yra dabar tas jau absoliučiai aukščiausias lygis ir manau, vien tai suprasti ne šiaip iš abstrakčių skaičių, bet savo
kūnu, suprast, kas yra tai labai vertinga, netgi sakau, netgi kai turi sunkesnę dieną, bet tai labai daug visi iš to išmokom. Jo. Tai kalbant apie aukštesnį lygį, galim dabar į Londoną perskelti ir jau praėjusio savaitgalio įvykiai, tai Londonas žadėjo labai daug, nes tenais turėjo bėgti ir Bekele, ir Kipčiogė, ir tas pats naujai iškeptas pusės maratono pasaulio rekordininkas Kiplimo. Ir jam turėjo būti, buvo debiutas. Tai Bekele ar susirgo, ar traumą? DNS, jis traumą, jis turėjo kažkokią tai ten traumą ir tiesiog, bet tiesiog ar blauzdos, ar kojos kažkas. Tai Bekele nestartavo, nes tikėjomės pamatyti tenais Kipčiogės ir Bekelės dvikovą dviejų pensininkų. Kipčiogė, kaip ir pats press conference kalbėjo, sakė, kad jau jo rolė gal šiek tiek keičiasi, jis dabar labiau kaip mentorius pats jaučiasi, įkvėpimas kitiems, negu kad pats ten vaikosi jau tų pasaulio rekordų. Bet labai gražus jo tas post-race intervas buvo ir tikrai, Kipčiogė, kai visą laiką jo paklausai atrodo kaip kokio budistų vienuolio. Žinai, jis tiek gerumo atneša ir tiek šviesos, tai net ir jo tas vidutiniškas jam maratonas vis tiek, kažkaip sunku tai vadinti nesėkmę, kažkaip smagu, kad jis tiesiog yra dar. Tai vat ir man gal, aš tą patį pagalvojau, kai vat irgi žiūri jau ne pirmose varžybose, kai arba Kipčiogė jau pėsčiom pareina, arba tikrai antra pusė ta sunki būna, bet jis vis dar bėga aukštam lygyje ir nėra tas sportininkas, kur pasiekė savo piką ir viskas, nori aukščiausiam taške išeiti. Jis toliau yra sporto ambasadoris, jis toliau rodo savo vertybės, įkvepia kitus, tai tas tikrai labai labai faina yra. Tai ir matos, kaip mentorina jaunus sportininkus, ten visi jau kiek ne vieną girdėjau sportininko, kur sako, aš kalbėjau su Kipčiogė, gavau labai daug patarimų, matos, kad jisai tapo daug atviresnis turbūt dabar ir daug žmonių tikrai ten iš jo labai daug gauna. Olimpinės eidamas pėsčiom atidavė savo rūbus, jo ten buvo tiesiog nepamirštama, žinai, va jeigu, kaip pagalvoju, DNF'as padarė tiek daug, tai Kipčiogė nebaigė į tavasme. Tai yra tikrai žmogus su daug didesnė misija, negu vien tik tai greiti laikai. Jo. Bet net ir jau mes čia kalbam, jį visiškai nurašom, bet vis tiek 12.5 subėgo, 6 atbėgo į Londoną. Ir gal reikia tikrai paminėti, tai visų pirma, gal čia labai daug kalbų buvo, kad Jacobas Kiplimo subėgo 5-6 pusmaratonį, tai jau čia sub 2 valandos, ar realu, ar nerealu. Bet puikus debiutas buvo. Šiaip kai pagalvoji, aš atsiprašau, kad čia jau tu turbūt norėjai sakyti jo laiką. Ne, tai galėsim prieiti. Nes aš tai labai taip skeptiškai žiūrėjau, mes jau aptarėm praeitį laidoj tą, panaudosiu žodį, debilišką pusmaratonį, nes ten tikrai, ta prasme iki šiol ten aš prisimenu ir dar purtau galvą, ten nesąmonė buvo, ką jisai subėgo ir aišku, visi pradėjo hypint, kad čia tiesiog jis jau dabar turėtų džioginamas pasaulio rekordą pasiekti, tai mes tikrai sakėm nuo pat pradžių, kad toli gražu čia jokių garantijų ir labai matęs, kaip tas žmogus, su kuriuo jisai varžėsi Čeptegei, kur irgi ten pasiekė visus rekordus 5-10, žinai, ir ten, bet maratoną visiškai nesugebėjo ir iki šiol nesugeba net vidutiniško rezultato. 2.07, kai ten subėgo. Tai jis, ta prasme, savo lygius nesugeba net vidutiniško rezultato pasiekti. Tai reikia visą laiką suprast, kad tai ir ta pati buvo istorija su Mofara ir ten daugybė, kad čia yra kita sporto šaka ir maratonas reikalauja visai kitų savybių ir pusmaratonio laikas ir juo labiau diskės ir pitako nesikonvertuoja automatiškai. Tiesiog ne. Tai kad Kiplimo debiutavo karštą dieną ir iš pirmo karto subėgo kiekis 2.03? 2.03.37. Aš sakyčiau, kad čia dar yra, dar gali, mes gal išlepinti jau ten dabar, žinai, kad jau ten Hebrava debiutavo po 2.01, 2.02, žinai, bet čia yra vis dar žiauriai solidus laikas ir jis dar yra sąlyginai kaip maratonininkas labai jaunas, dar labai gali tobulėti. Tai aš iš Kiplimo dabar, tiesą sakant, man tik dabar pradėjo darytis įdomu, ką jis gali nuveikti maratonė, nes manau, kad jis gali dar labai labai smarkiai pajudėti.
Aš dar net pasižiūrėsiu šiaip all-time listuose, kaip tas rezultatas atrodo, nes, nu jo, čia atrodo 2:03. Ir ką dar norėjau pasakyti tiesiog, kad labai sukurtas buvo hypas tas ir labai daug spaudimo, gal tiesiog irgi to yra, nu, kas yra normalu tokiam lygiai. Bet jis pats interviu, aš ištrauką skaičiau, tai sakė, kad jis labai ramiai žiūrėjo, sako, jo, aš suprantu, kad čia visi hypinas, bet sako, noriu pabrėžti, kad tai mano nėra tikslas. Aš sako, tiesiog noriu jokių pasaulio rekordų, aš tiesiog noriu reisinti ir pažiūrėti, ką galiu padaryti debiutę. Nu, jis tai labai blaiviai ten prie. Ir labai smagu, kad jisai tikrai džiaugiasi, vat, irgi parašė postą, kad džiaugiasi savo debiutų, džiaugiasi rezultatų, bet vat, tos sukeltos ekspektacijos gal žmonių tarpe jau paskui atrodo, čia 2:03, bet tai yra 28 visų laikų geriausias maratono rezultatas istorijoje. Tiesiog, nu, tai čia vis tiek yra jo debiutų, tai tikriausiai Kiptumas gal geresnį turėjo, gal dar porą kokių žmonių debiutinį maratoną turėjo. Jo, nu, bet su Kiptumu lygintis tai yra... Nu, taip, bet ta prasme tai yra vis tiek vienetinis rezultatas. Ne, aš manau, kad Kiplimo tikrai galima vadinti dabar jau, galima vadinti maratono ateitim ir didelę perspektyvą. Įdomu, šiaip ką jisai, ar jau visiškai šiftins, bet manau, kad, nu, atrodo irgi tą pusmaratinio rekordą dabar net jo vietoj, aš, pavyzdžiui, net bijočiau stoti prie linijos, nes tu tokią savo kartelę užsikėlė aukštą ir dar kartą pabandyti subėgti PM6, tai crazy, o vat maratone atrodo, nu, visas tas potencialas dar tik tai prieki yra. Jo. Tai bus įdomu stebėti. Tai čia gal tokie highlightai, šiaip labai buvo įspūdingas finišas dėl 3 vietos, į 1 sekundę tilpo, čia aš kažkada irgi kalbėjau šitoj laidoj, kad man maratonas yra labai smagus irgi tos vietos, kai finišė jau Hebra aiškinasi, tai va čia buvo... Ką apie nugalėtoją tu manai Savę? Tai šiaip, o matėt splitus? Aš mačiau, kad jisai vieną pitaką ten tiesiog nužudė ir vieną mylę ten subėgo iš vis beprotiškai. Nuo 30 iki 35 km jisai pitaką iššojo 13 PM6. Taip, ir nupurtė visus ten. Ten ir buvo tas veiksmas, kuris nupurtė ir Kiplimo, ir visus kitus, kurie ten dar biški laikėsi ir jis ten, man atrodo, gal apie kem sekundžių užkrojo visiems. Aš nesuprantu, kaip žmonės tą padaro 35 km ir ištraukė tuos 2 kem kažkas kilometrus. Nu, čia yra tiesiog maratonų metu atsega. Taip, po daugiau nei pusantros valandos tokį iššaut, nu, come on, crazy yra. Tai nežinau, iš kur jie traukia šitus dalykus, bet, nu, atrodo iš šono įspūdingai ir kai tu supranti, kad jie bėga tikrai tam stipriausiam pasaulyje filde ir sugeba per vieną pitako splitą užmesti kem sekundžių, nu, tai čia yra kitas lygis irgi. Ir dar tokiom sąlygom, nes tikrai Londone buvo karšta, man atrodo, ten gal arti 20 laipsnių jau prie jų finišo buvo. Tarp kitko vienas mano bėgikas bėgo, atsintė nuotrauką po finišo, kaip nudegė Maikė tiesiog visą, nes... Nu... Mano irgi sportininkas Gintautas bėgo, tai, nu, baisiai sukaito ir labai sunki pabaiga buvo mėgėjams, tikrai labai sunku. Apie tai per Q&A pašnekėsim, kiek karštis atsiliepia. Tai vat ir žiūrint į rezultatus, ta 2:02.27 nugalėto laikas tokiom sąlygom, čia labai solidus rezultatas, tai, nes tiek ir moterų, tiek ir vyrų rezultatai santykinai buvo... Moterų, beje, pasaulio rekordas women's tik moterų, jo. Tai, be vyrų peiserų. Tigis Tasefa, jo. Jai priklausė pasaulio rekordas prieš Rūt ir dabar subėgo 2:15 PM. Sifan Hasan bėgo irgi. Mano mėgstamiausia bėgikė, dėja nebuvo jos geriausia diena, bet jinai kažkaip labai po to šviečiančių veidų, laiminga visa buvo irgi po streis intervuose, sakė, kad po Tokijoje atsigaut buvo daug sunkiau pirmais metais, ten sakė, iš vis plyšus buvo, tai sakė, dabar dar sąlyginai čia gerai jaučiuos po Paryžiaus, tai tokia tipo viskas dar vietai. Jo. Bet moterų rezultatai, jo, tas women only rekordas krito, bet šiaip santykinai pažiūrėjus irgi rezultatai nebuvo labai geri, bet, nu, tai vėlgi tikriausiai sąlygos tos savo padiktuoja. Ir gal dar aš ką noriu paminėti iš Londono, tai yra Alex Yee, triatlonininkas, debiutavęs 2:11. 2:10? Ai ne, 2:11.08, jo, 2:11.08. Tai irgi šiaip pagalvojus, kaip triatloninkui 2:11 subėgti. Bet jis ambicijas turėjo didesnės. Buvo kalbos, kad dalė iš fitneso gal net ir 2:07 gali bėgti, bet, nu, sunku tikėtis tikrai tokio rezultato ir paskui jis jau tą range'ą nubrėžė, kad nuo 2:07-2:10 kažkur ten subėgti, bet galų gale 2:11. Nu, kas tikrai vis tiek, manau, kaip triatloninkui, aišku, žinant, kad jo backgroundas yra iš treko, iš bėgimo, jo stipriausia rungtis yra bėgimas, jis ten turi 2:08. 2:07.
Turi nes jis šitam Valencijai bėga 28,08. Bet jis yra bėgęs iš 28 tikrai. Tai jo, kai diskė irgi turi kojasi 27 kažką, atrodo, tas ir maratonas gal turėtų, bet, Ne, čia visai ne. Maratonas tiesiog jau galim sutarti, yra atskira sporto šaka ir čia jau reikia... turėjau kepurę laikyti rankose, taip nuleidęs, kai ateini prie starto linijos, jau ten tie visi šnekėjimai, kad aš čia kalsiu 2.06, nes Aleksijai taip ir buvo, iš pradžių ten 2.06, po to, gerai, gal pradėjo treniruotis, gal 2.07, tai gal 2.08, dar pasitreniravo, tai iš 2.10 būtų gerai ir po to galiausiai, ir 2.11, super. Tai čia toksai, geriausiai tiesiog nešnekėti prie startą, ypač kai debiutuoji. Tai va, tai pamatėm, kad maratonas kartais nugali, bet aš vis tiek sakyčiau, kad tikrai smagu, nes visą laiką yra tas klausimas, ką triatlonininkai, kurie bėga, ypač, gal Aleksijais, kadangi olimpinė distancija jo yra pagrindinė rungtis, tai jie tik 10 km bėga po kem kilometrų dviračio ir 1,5 km plaukimo. Bet kai mes žiūrim, pavyzdžiui, tos pačius Norvegus, Blumenfeldą, tas pats vokietis Lange, kurie bėga 2.30-2.32 maratoną po 108 km dviračių ir atrodo, tai kiek jie subėgtų maratoną šiaip. Kažką. Ir tikriausiai nesikonvertuoja visiškai. Jo, ir tas 2.11 rezultatas šiaip, manau, kad tikrai yra solidus triatloninkui su tuo backgroundu, su pasiruošimu. Bet čia tikrai nėra, kad taip, kai subėga aplink 2.30 Ironman ir galvotum, tai jeigu... 2.10. Taip, tikrai netaip skaičiuojas. Ir ten net, man atrodo, visi nustebtume, kiek nedaug jie pagreitėtų. Pavyzdžiui, Blumenfeldas, aš labai abejoju, ar jisai bėgtų iš kokių, aš manau, realistiškai geriausiu atveju kokios tarp 15 ir 18. Aš norėjau 16-17, šiaip sakyčiau. Aš tokį didelį range labai pasakiau, nes taip atsargiai, bet, sutinku su tavim gal labiau, kas yra absoliučiai subelitinis lygis. Taip. Tai gal taip iš šono 2.16-2.17, neblogai skamba, bet kai pagalvoji, koks yra tikrai tas lygis, tai, nieko čia nėra labai... Absoliutus mėgėjų lygis. Ir, kas yra crazy, kaip jie sugeba išlaikyti tą greitį po... Bet čia tiesiog visai kitų fizinių savybių reikia. Bet ar stipriai pagreitėtų, nes, man atrodo, Blumenfeldas ir pusmaratonį yra ten bėgęs valandą 6 kažką, nepamenu dabar. Taip. O dabar sudalyvavęs ten pusės Ironmano varžybose valandą 7. Beveik tą patį. Tai čia kaip ir Sanė, artimesnis pavyzdys, kur Sanė ar maratoną, ar 100. Nėra ten tokio esminio skirtumo. 14 sekundžių per kilometrą vidurkis skiriasi. Tai va. Jo. Tai Londonas buvo įdomus, buvo daug tokių neaiškumų, gavom atsakymų, o dabar galim jau ir į trailus įlysti, paskui dar Kauną paliesim, bet savaitgalį jo buvo labai daug varžybų, labai daug lietuvių visur dalyvavo, tai Pieninuose, Lenkijoje, ten aš skaičiavau apie 100 lietuvių šiaip išvažiavo. Tai kosmosas tiesiog. Pernai metais, jeigu neklystu, gal apie 30 buvo, šiemet 100. Tai tenais vyko daug ir startų buvo. Tai praktiškai Lenkijos čempionatas tapo ir Lietuvos čempionatas. Jo, tenais vyko kem 4 km distancijoje Lenkijos atranka į pasaulio trailo čempionatą, kuris vyks rugsėjo mėnesį Ispanijoje. Tai šiaip, aš ten buvau ir savom akim mačiau tuos eržilus, kurie tą distanciją daužė ir, plemba, ta prasme, ten yra irgi visiškai kitas lygis ir Lenkų komanda taip stipriai atrodė. Hebrytė tenais atvarė visi purvini, ten išsitaškė, kur jokios savisaugos ten nieko nėra, ten vienintelis tikslas yra kuo greičiau pasiekti finišo liniją. Tai būt žiūrovu tame ir ypač, kai dar prieš tai pats prabėgau 3-4 km trasą ir mačiau, kokie tenais yra tie kalnai ir supras, kokiais jie greičiais tą daro, tai wow. Šiek tiek pajutai tą, kad trailas tai nėra tiesiog kaip anksčiau visi galvoja, kad tenai su kuprinytėm savo hiking kalniukus, tai yra be galo fiziškai sunkus sportas dabar, nes tu bėgi ir ilgai, bet ten dabar nuolatos reisini, ten yra negailestingas intensyvumas, taip. Ten toli gražu nebėra tokie, kad ten ilga diena kalnuose su užkandžiais. Ne, tai mes kalbėjom su kitais lietuviais, nes įvairiose distancijose bėga ir sako, kad Hebrytė, pavyzdžiui, bėga šiam 5 km ir jos pradėjo lenkti vienoje vietoje trasos tie 44 km bėgikai. Ir, kad suprastumėt, kem 4 km, ten greičiausiai bėgo po 3,5 valandas maždaug, 3,15, 3,20.
sako, kriokiantys prabėga, ta prasme, tai vadinasi, intensyvumas buvo žoskas, bet jie 3 valandas laiko tą intensyvumą. Ir kas man pačiam gal savo kailių patirt buvo labai įdomu, kad aš, pavyzdžiui, bėgau 34 km distanciją ir aš 3 kilometrė jaučiausi sunkiau negu bėgdamas 10 km plentu 3 kilometrė. Bet tu tada bėgi ir tą intensyvumą vis tiek daug maž laikai, bet tu visą laiką kančioji tokioje esi. Tas yra tas paradoksas, čia aišku atskira jau tema ir tai labai įdomi ir fiziologija, bet kažkuria prasme kalnuose aš tą pats patyręs esu, kad tu išsiprevartauti ir kentėti ir išlaikyti, pavyzdžiui, pulsą gali daug ilgiau negu plente. Ten aš, pavyzdžiui, esu berods 7 valandas vidurkį išlaikęs 160 pulso. Net dabar čia jau prieš eilę metų, kai dar sportavau, bet man tai net iki šiol fiziškai nesuvokiama, kaip gali tą padaryti, bet ten tiesiog kažkaip gaunasi. Tai tiesiog... bet tikrai įspūdinga, sutinku. Tai Lenkijoje buvo daug lietuvių, buvo daug ir gerų rezultatų ir šiaip tikrai, kaip sakėm, visais nepasidalinsim, bet kiek bent jau teko pamatyti, tai amžiaus grupių turėjom prizininkų, tai 34 km distancijoje Ineta Grytė pirmą vietą savo amžiaus grupį užėmė, Kem 4 km Skaistė Kašėtaitė Miežikienė pirmą vietą, Šiam 5 km distancijoje Ilona Kirsnė trečia. Mūsų klubėtas, kur labai didžiuojamės. Ir Šiam 5 km distancijoje Algimantas Zaremba antrą vietą amžiaus grupėje, 60 metų amžiaus grupė yra, tai čia kiek pavyko surasti, tai tarp Lenkų, kurių tikrai buvo labai daug stiprių ir iš Vengrijos buvo atvažiavusių, ten tikrai stiprių bėgikų, tai labai smagu, kad turėjom ir prizinių vietų amžiaus grupėse. Šiaip sakyčiau, tikrai nenoriu vėl čia visą laiką tokia išskirti kažko, nes daug žmonių, bet Andrius Šipkinas, sakyčiau, tikrai labai stipriai pasirodė. 8 vieta overall. Kas atrodo gal neįspūdinga kaip vieta, bet tas bėgimas šiais metais buvo tikrai greitesnis nei praeitose, tikrai ten, tas lygis tiesiog pakėlęs gerokai ir laikas tikrai labai solidus. Aš galiu palyginimui, pavyzdžiui, irgi duoti, kad pernai metais Vaidas Žlabys laimėjo tą Šiam 5 km distanciją per 6:07, jeigu neklystu, šiemet 5:53 nugalėtų laikas. Tai 14 minučių. Tiesiog tai rodo, koks yra judesys į priekį ir faina, kad Andrius tikrai kabinas. Ir pernai metais, irgi pasižiūrėjom su Andrium, kad pernai metais su tuo pačiu laiku jisai būtų užėmęs 3 vietą, o dabar 8. Tai žodžiu, bet gerai, Andrius, man atrodo, apetitas didelis, ambicijos irgi, tai tegul. Tai ir šiemet ir į pasaulio treilo čempionatą ir Andrius važiuos ir tikėtina, kad ir aš važiuosiu ir ta rinktinė gal visai faina bus, tai pažiūrėsim, ką pavyks. Tai dabar šitą supratai, kad treilę biškį reikės pasitreniruoti? Tai čia šiaip važiuodamas atgal jau irgi taip dėliausi mintyse, kaip norėčiau net kartais gal ir treniruotę struktūruoti, nes supranti, kad kalnuose ir bent jau man asmeniškai, jau tie seni vilkai, kurie daug metų treilę praleidę, tai sako, tai čia gali pasiruošti Lietuvoje. Aš tiek radau spragų, kur atrodo, kad čia reikia būtinai ir stovyklas daryti, ne veltui mes ir važiuojam, bet žinai, kitaip, man atrodo, labai faina, kad tą tokiu būdu patyrei, nes nėra jokio švelnaus būdo. Ir turi, suprast, kaip tai jaučiasi, ir tada gali pradėti jau dėliotis planą. Čia, kai visą laiką tik tai gaudamas į nosį, kažką po to jau patobulinti gali. Taip, tai iš Lenkijos bėgam, dar turėjom Madeiroje startą ir turėjom Prancūzijoje. UTMB Ventų Vincentą. Tai gal paminėsiu pirmą Vincentą, nes tikrai, man tai buvo įspūdingas startas ir nors kažkaip nesakyčiau, kad labai daug susilaukė po to atgarsių. Tas Vincent, gal visi jau įpratę, kad Vincentą top 3 atbėga visur ir tas atrodo top 5 kažkoks liktai kažkoks ne pats čia geriausias rezultatas, bet iš tikro jinai sąlyginai nedaug atsiliko, bėgdama ilgiausią savo distanciją, kokią bėgo, nuo šį kartą absoliutaus topo. Jinai, pavyzdžiui, didžiąją dalį bėgo kartu su Camille Brujas, tai moteris, kuri antra hardrock'e, berods antra UTMB, tai jau net, ta prasme, čia Grand Fisheris trailo. Tai šitą, tai su jie bėgu ir ten moterim, kurios top 10, top 20 pasaulio čempos, ta prasme, jau absoliučiam elite. Ir aišku, gale ten,
neturėjo tiek patirties ir dar įdirbio, tai ten jis sulėtėjo ir jį aplenkė, bet sakyčiau, kad man tai turbūt, žinant, kokios tai buvo varžybos, žinant jo situaciją ir su kuo jinai varžėsi, tai buvo tikrai spūdingiausia, ką jinai nuveikė. Tai aš tai ten absoliučiai išplėtęs akis ir pilnas entuzijazmas, nes čia tikrai vienas įspūdingiausių, drąsiai sakau, vienas įspūdingiausių lietuvių startų trailė ever šitas buvo. Tai kažkaip visai noriu duoti tą kreditą, kad čia tikrai reikia, nepakišti po kilimu, nes čia buvo big deal. Ir irgi tikiuosi lygiai taip pat, kad Vincentos apetitas tik tai paaugs po šito, nes irgi, man atrodo, nereikia apgaudinėti savęs, yra tas gepas dar nuo to topo, bet jau vien tas faktas, kad tu gali bėgti sąlyginai netoli, tai jau nėra tas toks atotrukis, kur supranti, kad čia be šansų. Tai yra būtent tas atotrukis, kai yra šansų jį uždaryti, tai žiauriai faina. Ir bus labai smagu irgi tam pačiam pasaulio čempionate pamatyti, jau kai užsidės rinktinės aprangą ir tenais kaip atrodys toj bendroji masiai. Jo, tikrai taip. Madeira dar? Jo, Madeiroje, tai Madeiroje, sakyčiau, iš vis dabar toks aiškus yra, jau galima įvardinti kaip Lietuvos trail moterų fenomenas ar kažkoks renesansas, nes pastaruoju metu tai moterų rezultatai yra tiesiog kosminiai. Tai Vincenta, Gitana, Laura, Viktorija iš amžiaus grupių Rima dabar atbėgo trečia maratono trasoj, Marija Pipiraitė Grumbinė atbėgo trečia overall įskaitoje 80 km trasoj, jeigu neklystu. Ir dar ir kitų ten age grupo podiumų, tai sakyčiau, kad moteris tiesiog neįtikėtinai varo. Nežinau, kodėl moteris, kas čia taip supuolė, matyt kažkoks sniego gniūžtės efektas, viena kita kažkaip užveda, viena kita vejas, bet dabar tikrai turim tarptautinių lygių konkurencingų ir absoliučios įskaitose, ir age grupose, tai kažkas tikrai žiauriai faino. Ir irgi labai noris, kad taip kažkaip būtų pastebėta, nes tai labai gražu. Ir šiaip mes kalbėjom čia ir jau epizodus apie trailą karts nuo karto padarom ir džiaugiamės, kad pamažėlė ir tas susidomėjimas, bet ir konkurencija Lietuvoje kyla, vis daugiau žmonių į tą, tai dar gal tikrai kokios spragos matosi, kad jaunimui tikrai dar trūksta to tikslinio specifinio pasiruošimo, bet tas su laiku tikriausiai prasidės. Vaidas Žlabys jau akademiją turi ir po truputį panašu, kad gal kils lygis bendras, nes iki šiol apart pavienių atveju gal toks buvo labiau mėgėjų sportas trailas Lietuvoje, bet dabar jau tie rezultatai kylantis, kaip sakot, tą sniego gniūžtės efektą turi ir pakels tikrai, manau, visą masę. Jo, vienareikšmiškai. Ir reikėtų gal, čia tik idėja, bet gal padaryti, kada ir Lietuvos trailo moterų renesanso epizodą, surinkti pagrindinę žaidėjas prie vieno stalo, pakalbint gal visai šitą. Šiaip galim, nes mes šiandien esam kalbinę Joną Edvardą ir Lauriną pasisadinę, bėgimo mokyklėlę pasidarėm, dabar gal reikėtų tokią moteriškesnę. Tai žodžiu, jeigu yra manančių, kad čia būtų gera epizodo idėja, tai komentaruose pabalsuokit, jeigu pakankamai matysis, kad balsų surenkam, tada Arnas bus įsipareigojęs, arba aš padaryt. Ir gal net reikės skristi į Ameriką ir Juliją Šorytę pakalbinti. Taip, kur irgi spūdingas buvo pasirodymas, nes kiek jinai išbuvo Backyard Ultra ant balno? 54 valandas. 54. Tai tiem, kas nežino, kas yra Backyard Ultra formatas, tai iš esmės kiekvieną valandą tu bėgi po šiek tiek daugiau nei 6,6 km, tai apie 6,7 km, kiek tau lieka laiko pailsi, pavalgai, atsigauni, persirengi galbūt, kažkiek gal nusnaudi power napą ir bėgi kitą valandą. Ir taip kiekvieną valandą stengiasi kuo ilgiau išsilaikyti ant balno. Tai 54 valandas. Jo, tikrai šiaip įdomus formatas, kaip tik vakar su mūsų bėgiku Paulium Cubera kalbėjo, jisai taip labai nuoširdžiai paklausė, sako, kaip tu manai, kas čia per formatas, ir kur čia sunkumas yra jo. Tai aš taip pagalvojau, kad turbūt sunkiausias, atsimenu tą pokalbį su Čiviliu,
kad tas, žinai, antros paros nemiga, žinai, nes taip šiaip, kai pagalvoji, tai nubėgti kas valandą su 20 ar 15 minučių poilsiu netrodo baisu, nes ten gali prisėst, pavalgyti, vis ten įsijudinti toksai, bet tas, kad, tu geriausiu atveju gali snūstelt, žinai, taip kaip kankinimas jo, kad tu gali ten 5 minutės snūstelt ir visą laiką tokiam, tai aš manau, antrą parą, jau tu ten pradedi kalbėti su dievais. O žinant, kad pasaulio rekordas kiek ten 110 valandų, tai čia yra taip solidžiai toks tipo miego deficitas. Beveik 4 paras be normalaus miego, tai aš manau, turbūt čia yra tas pagrindinis iššūkis, aš įsivaizduoju, ir būtų įdomu, aš nenorėčiau to pabandyti, bet įdomu, ką ten tie žmonės patiria. Kuriam ir treniruotis tikriausiai nėra logiška nemiegant. Jo, lygiai tas pats ir klausimas buvo, kaip čia manai treniruotis, aš manau, kad čia nelabai kažką yra, ką treniruotis. Čia tiesiog, o ką tu čia pasitreniruosi? Tiesiog čia, manau, yra grinai toks mentalinis susidėliojimas plano, susidėliojimas to scenarijaus ir pasirengimo kentėti bet kokią kainą, nes greitis ten nėra ribojantis faktorius, bet kokiu atveju, aišku, fitness aš kažkiek padeda, bet čia tiesiog... Kita kančia. Jo, kita kančia. Šiaip įdomu, jeigu Julija kažkada planuoja Lietuvą atvažiuoti, reiks sukontaktuoti, gal būtų smagu pakalbinti. Jo, suprasti, kaip čia iš tikro veikia šitas. Ir gal šoktelim į Kauno maratoną dar greitai, nes vis tiek toks, čia jau kaip kalbėjom, gal potencialo turintis būti geriausiu, gal net Lietuvos maratono bėgimo, ne tik maratono, bet ir pusmaratonio, nes trasa gera, laikas geras, galima tikrai bėgti greitus laikus. Tai šiemet turėjom irgi lietuvių nugalėtojus. Tai Lukas Tarasevičius subėgo 2:21 PM2, šiaip tikrai... Asmenis jo buvo. Tai man atrodo gal net kokiom 3 minutėm. Jau pamilo dabar tiksliai, bet tikrai gerai subėgo. Bet kiek žinau, kad vienas iš jo prioritetinių startų čia ir buvo, kad tikslingai jam tikrai ruošėsi. Merginų tarpe Zita Kosač laimėjo, 2:52, man atrodo, irgi asmeninis. Pusmaratonio rezultatai, šiaip mane kas gal nustebino, tai jaunas Latvis Emils Matijas, jisai ir Vilnius 5000 bėgo prieš metus ir jis Latvijos rekordus gerino ant takelio. Kiek metų? Man atrodo, jam 18 vis dar. Aina savo, tai dar visiškai... Jo, 18, gal 19 šiemet bus. Ir subėgo valandą 7 ar valandą 8. Valandą 7 high ir valandą 8 low. Tai tikrai įspūdingas debiutinis pusmaratonis. Jisai shiftino nuo labiau vidutinių nuotolių į pusmaratonį. Aplinkė Remigijų. Remigijus, aišku, buvo po 2 savaičių po maratono Briuselyje. Remigijaus misija, kaip suprantu, labiau Luką papeisinti buvo maratono distancijoje. Bet vis tiek, tikrai įspūdinga tokio amžiaus vaikai iš Latvijos, ne iš kažkur, o iš Latvijos subėgti tokį rezultatą, tai tikrai kudos jam. Ir šiaip, faina, kiek supratau, manęs nebuvo tenais, bet kiek supratau, faina atmosfera, tikrai pakankamai gera, greita trasa. Taip. Oras šiemet buvo nerealus. Aš dar norėčiau paminėti, nes tikrai negalima to nepaminėti, tai Aušra kuri 3:09, tai laikas gal ten nėra jos pats geriausias, bet irgi turint omeny, kad dabar naujas paralimpinis ciklas prasidėjo Aušrai, tai mes ten tikrai taip su mintim, kad toli gražu ne dabar dar reikia būti geriausios formos, viską ten darydami labai atsargiai, bet kad sugebėjo tokį tikrai savo solidų laiką subėgti ir bendrojo absoliučioje įskaitoje 3 tarp visų moterų, tai irgi tokia, tikrai smagi diena Aušrai, tai labai faina. Ir šiaip dar gal apie moteris kalbant, tai pusmaratonė Laura Jagelavičiūtė irgi čia toks atrodo naujas fenomenas pas mus Lietuvoje, kur jeigu gerai atsimenu, kiek skaičiau jos tenais interviu po varžybų, jinai vos prieš kelis metus pradėjo bėgioti ir dabar jau laimi labai daug bėgimų Lietuvoje, subėgo valandą 17 pusmaratonį, kas yra tikrai rimtas rezultatas. Tai labai bus įdomu pažiūrėti, kaip atrodo toks irgi sportininkė, kuri neturi kažkokio backgroundo, ką mes dažnai matom iš stadiono, iš lengvosios atletikos, o tiesiog atrodo iš mėgėjų sporto atėjo ir dabar šluosto nosį. Bet tas labai faina, tokie visą laiką siužetai įdomiausi stebėti, labai faina. Jo. Tai Kaunas tikrai ir kaip kalbėjome, mėgėjų lygmenį labai aukštų daug rezultatų, šiaip trasos niuansai faini buvo ta rampa gale. Jo, aš tai taip sakyčiau, kad verta paminėti, nes taip irgi galvojau, žinai,
man atrodo, tokios ir konstruktyvios kritikos duoti šiek tiek organizacijai, nes tikrai tą kritiką verta duoti, nes matos, kaip auga tas renginys ir kad jis potencialiai tampa, žinai, vos nesvarbiausių metų renginių Lietuvoje bėgimo, nes, kad ir kaip būtų Vilniaus maratonas, aš labai mėgstu ir myliu, bet Vilniui greitai bėgti sunku dėl objektyvių geografinių priežasčių. Ir nieko nepadarysi. Ir čia nieko nepadarysi, o Kaune gali tikrai suorganizuoti greitą trasą ir jie tą tikrai daro, bet, na, aišku, ten ir su trasa girdėjo visokių niuansų, bet pagrindė tą visus ten nustebino rampą į finišę, kur toks kažkuria prasme, gal įspūdingas sprendimas, bet kiek girdėjau, tai nesulaukė iš bėgikų labai entuzijazmo. Maratoną galiai tokią stačią. Bet aš kiek supratau, negavo leidimo uždaryti kelio, tai tiesiog nebuvo tiesiog kaip kitaip. Tada kas tikrai labai man kliuvo, tai rezultatų registravimo platforma, kur tokio lygio maratonas neturėtų tokių dalykų daryti ir tokio lygio platformos naudoti, nes ten, net juokės kai kurie hebra, kur jau grįžę namo, mato, kad dar vis dar bėga trasojų, laikas neužfiksuotas, ten tikrai buvo visiškas, sakyčiau, feilas šitoje vietoje ir girdėjau, kad ir su gėrimais ten irgi buvo netobula. Keista, kad kartojasi šitas dalykas, nes... Toks net žingsnis atgal, nes ir tie rezultatai ankstesniais metais ten geriau buvo registruojami. Tai toks, kai kuriuose vietose atrodo, kad organizacija žingsnį atgal žengia. Bet geras ženklas, kad yra kur pasitempt, kur patobulėti. Tai labai linkim Kauno maratono organizatoriam, nes jie padarė didžiulį darbą ir tikrai yra nuostabus renginys. Ir labai nedaug... Šiaip gera buvo. Nors vietom irgi, atsiprašau, kad pertraukiau, bet vietom irgi žiūrint labai daug to. Iš paukščio skrydžio buvo, ten lyderių nematėm, bet jau faina yra tai, kad mes turim transliaciją, matom laiką, viską. Tai manau, kelias dar tokias detalės, bet esminės detalės sustigavus, tai iš vis pakiltų į kitą lygį. Ir gali tikrai tapti gerų tarptautiniu maratonu. Visiškai. Tai ką, gal uždarom, nes mes čia visgi išsiplėtėm labiau negu tikėjomės. Bet kaip ir sakėm, įvykių buvo daug. Ir dar ne viską tikrai pašnekėjom. Bet einam gal prie klausimų ir atsakymų, nes čia yra pagrindinės tikslas, dėl ko susirinkom šiandien. Tai gal iš karto šokam ir pradam, tai daug maž iš eilės, ką pavyko atsirinkti. Tai Simonas Jančiulis, jis visą laiką mums gerų klausimų užduoda. Ačiū, Simonai. Ir šį kartą uždavė klausimą, ar yra elementų anksčiau taikytų, kuriuos pilnai eliminavote iš savo treniruočių. Ir šiaip žiauriai geras klausimas, nes aš dar atsisukau specialiai pasižiūrėti savo planus nuo 2020-2019 metų tų pirmų planų ir pasižiūrėjau ne visų aišku žmonių, bet kai kurių žmonių tiesiog. Ir pamačiau, kad šiaip labai, taip kad visiškai eliminuočiau nėra, bet aišku pasikeitė struktūra ir galbūt formatas, kiek ko taikau, bet gal vieną tokį dalyką, ką pastebėjau, tai kad dabar praktiškai nebetaikau ramių longranų. Tiesiog, kad būtų vientisas longranas be jokių darbų. Dabar dažniausiai įdedu kažkokią treniruotę į longraną, ar tai būtų zone 2 bėgimas, ar intervalai kažkokie, ar kažkas. Tam tikrais atvejais bėgam ramiai, bet šiaip anksčiau daugiau duodavau tiesiog tokių ilgų laiko ant kojų, dabar šito beveik nebetaikau. O kodėl? Koks tavo mąstymas buvo šito? Kad longrane padaryti treniruotę, nes dažniausiai, ne visi aišku žmonės, bet kai kurie žmonės, kurie daro treniruotės, tai tu darai treniruotės, sakykime, kas antrą dieną, kurie bėga 6 kartus per savaitę, tai longranas įsipaišo į tą 3 treniruotę. Ir kad nebūtų per daug krūvio, tai pavyzdys, kad jeigu mes ten darytumėm pirmadienį, trečiadienį, penktadienį sunkės treniruotės, dar sekmadienį, arba šeštadienį, arba sekmadienį longranas, kuris irgi yra pakankamai didelis intensyvus stimulas. Tai tiesiog vieną tą treniruočių dienų paslėpi po longranu ir gauni ir ilgumo tą patį jau efektą ir treniruotę specifinę. Makes sense. Aš tai turbūt negalėčiau pasakyti šito atveju, mes miksuoju viską, nes būna, kad duodu tiesiog longraną, bet labai dažnai inkorporuoju irgi. Toksai. Aš tai galvoju, gal tokius atsakyti tokius du dalykus, gal taip jie gal tokie daugiau filosofiniai, nėra tokie konkretūs, kaip tu pasakei, bet gal aš taip pajutau, kad gal daugiausiai ko vis dar mokinuosi ir ką keičiu ir kas labiausiai pasikeitė, kad turėdavau, net ir prieš kelis metus prisimenu, kad labai daug sugalvodavau iš anksto treniruotėse, kaip turi būt, taip prisikabini prie kažkokios idėjos treniruotėse ir kartais pamiršti
žiūrėti, koks iš tikrųjų yra žmogaus atsakas į tas treniruotės. Ir vis dar mokinuos labai, kad ir turbūt daugiausiai, kad kartais reikia tam žmogui, pavyzdžiui, konkrečiam, pagal jo ten fiziologiją, reikia kažkokio visai kitokio sprendimo, kuris net prieš tavo visą intuiciją eina, žinai, kaip tu atrodo tokiom varžybom reikėtų ruoštis, pavyzdžiui, kaip ruošias, ir kad neprisikabinti prie to, kad jeigu tu ten bėgi ten 10 kg varžybas, tai tau reikia būtinai kapot 10 kg ten effortą arba daryti ten kažkokius saltadų darbus, ar dar kartais reikia visai ko kito žmogui. Ir va šitas vis dar jaučiu, kad man sunkiausia perlipti per tą, nes įsivaizduoju, kad ten, pavyzdžiui, tam tikro lygio bėgikui reiktų daryti tokias treniruotės. Žinai, toks intuityviai, bet jeigu nori būti tam lygiai ir, pavyzdžiui, o kartais ten supranti, kad netgi žmogui, ir dabar tikrai pastebėjau tokiu atveju, kad, tarkim, jie patobulėja ten kelis metus maratone, bet yra metų, kai mes netgi mažiau padarom, nes matai, kad, pavyzdžiui, tas žmogus tiesiog kažkodėl žymiai geriau adaptuojas ir tiesiog viskas, jo kūnas žymiai geriau priema stimulą. Ir tada galvojat, bet jeigu jis toks fit, tai daro mažiau. Ir bus geriau, ir tada ir būna geriau. Tai va tokie... Aš matau Dominiko Pacausko pavyzdį, kai jūs kalbat. Jo, tai Dominikas tikrai vienas iš tų, bet ne tik tas pavyzdys, sakyčiau, ir su Eigu dabar labai tokį eksperimentą tą patį darom, taip, kur tai va... Nusimetėt apimtis, kur... Jo, kur visai ir tikrai atrodo, kad visapusiškai veikia tas. Tai va šitą dar tikrai pakeičiau, tai turbūt ir būtų pokytis, kad neprisikabinti prie išankstinės idėjos, kaip kad darytum tą varžybose, turi padaryti tą treniruotėse, kad visiškai, kai mes, pavyzdžiui, su taim treniravomės, irgi ilgą laiką labai lipom iš to, kad padarėm spec treniruotės ir spec treniruotė rodo, kas yra varžybose. Ir per daug metų supratom, nieko nerodo. Žinai, tai va šitas, čia turbūt didžiausias pokytis. O kitas, kitas turbūt iš tokios daugiau, šiaip dar labiau tokios filosofinės bendravimo, tos, kad pusės, kad galvojau, kad treneris labai daug nulemia kažkaip ir kad treniravimas, treniruočių planas yra kažkoks, kad čia esminis faktorius, žinai, ir po to supranti, kad yra žymiai svarbesni dalykai, tai pačio žmogaus nusiteikimas, darbas, psichologija ir tikėjimas ir visi kiti tokie daugiau psichologiniai, komunikaciniai dalykai, ir tas treniruočių planas svarbus, tikrai labai svarbus, bet jo, taip sakant, tas procentas svarbos, sakyčiau, kokį 50% mažesnis negu aš prieš kokius 5 metus šitą teikiau. Šiaip šitie filosofiniai dalykai, ką jūs pasakėt, irgi, negaliu nesutikti nei kiek, irgi tą patį pastebėjau ir su kai kuriais žmonėm jau tiesiog irgi tą komunikuoju, kad, žiūrėk, čia tikrai nėra svarbu, ar tu čia padarysi tą ar tą, svarbu, kaip tu labiau jausies ir yra daugiau faktorių svarbesnių negu tiesiog tas kilometras ar keli. Bet jo, čia apie šitos dalykus tiesiog nepagalvojau. Nes... Ir kiek kartų pastebėjau, kur turiu žmonių, su kuriais dirbu ten 6-7 metus ir matau, kad kartais tai yra ciklai, kai daromos identiškos treniruotės, bet matai, vienu atveju žmogus yra užsivedęs, motyvuotas, jis labai geram tonuse, jisai veržlus, pilnas energijos, džiaugsmo gyvenimo ir ten atrodo tas treniruotės tiesiog valgo ryja, o kartais atrodo daro netgi gal biški mažiau ar tą patį, bet numatai, kad ne ten jo dabar, žinai, galva ir dušia ir tada numatai, kad kartais tos treniruotės kaip žirniai siena, žinai, jis tiesiog nepriema kūnas visai ir galvoju. Tai čia supranti, kad jo, kontekstas yra daugiau negu konkretus stimulas. Jo. Aš šiaip gal net suvesiu tada šitą dalyką su Gintės duok valgyt klausimu, kaip suprasti, koks bėgimas tau tinkamiausias plentas ar trailas, nes iš dalies čia irgi yra tas filosofinis... Tai čia tu esi tas žmogus, kur dabar gali labai geriausiai atsakyti. Jo, kur ne visą laiką faktas yra kažkiek genetikos ir tas tinkamumas gal kartais nusisprendžia pagal tai, kokie yra tavo tipai. Bet dažniausiai atveju daryk tai, kas tau patinka ir tai ir bus tau tinkamas dalykas. Tai, manau, kad čia irgi labai daug filosofijos šitam klausime yra, bet jeigu jauti, kad tave traukia tiesiog, tu kažkodėl dėl kažkokios priežasties nusprendai, kad nori bėgti 10 km, 21 km ar kažką, kas tikriausiai yra painfluencinta gal kitų žmonių, aplinkos, bet tu jauti širdį, kad nori bėgti trailus, tai bėgi trailus. Jo, čia tikrai...
Ir vienas dalykas, dabar, ką mes galim ir iš mano patirties irgi pasakyti, ne visą laiką vienas dalykas ir prieštaraus kitam, tikrai galima suderinti šitus dalykus, bet tuo pačiu ir paieškoti savęs, ypač kai kalbam apie mėgėjišką lygį, nu tai čia yra tiesiog, kad mėgautis tuo, ką darai. Aš visiškai sutinku, nes ten tie išvedžiojimai kartais, kur galvoja, kaip kalbėjome apie maratoną, kur aš greitai bėgu diskę, tai bėgsiu ir greit maratoną. Nu ne. Taip. Lygiai taip pat ir su trailu, tu patyrė, kad ten yra vėl visai kitas sportas ir sakyt, kad ten, pavyzdžiui, aš noriu trailą, nes ten man kažkaip seksis geriau. Nebūtinai, ne čia turi būti motyvacija. Nes jeigu tau ten tikrai patinka tas, o trailas turi daugybę įdomių dalykų, ten tas techniškumas jo, gamta, visiškai vaizdai, visiškai kitos trasos, gal sutiksi, kad ir varžybos, šiaip varžymasis yra žiauriai dinamiškas, jeigu tu važiuoji varžytis. Nu, jis tikrai labai nuotikingas ten, nes viskas nuolatos keičiasi. Ir labai daug taktikos, labai daug tokio strategavimo, tai jisai žavus sportas, jeigu tu nori ten įvykinėti ultramaratonus, irgi labai viskas įdomu, nu tai ten super, bet čia tiesiog, pabandai, jeigu limpa, tai darai. Jo, šiaip tos dinamikos tikrai yra kur kas daugiau negu plento bėgimuose, nes, plento bėgimas, nebent yra specifinės trasos, bet, jis yra pakankamai ritmingas. Visą laiką tu daugmaž toj pačioj pastangojasi, daugmaž tam pačiam greityje, su išimtim, aišku, bet, ką irgi, pavyzdžiui, treilę dabar pat savo akim pamačiau, tai išbėgom priekį su lyderiais, tai čia jau mano, aišku, klaida, nereikėjo gal to daryti, bet bėgam 3 priekį, paskui žiūriu, kad jau tie nubėgo ir tada jau mane vienas lenkia, kitas lenkia, trečias lenkia ir lenkia taip, kad, ne šiaip savo, bet lenkia rimtai, bet paskui žiūriu, bėgam nuo kalno, aš jau jos gaudau ir tada atsiranda tas, kad į kalną vieni greičiau lipa, kiti nuo kalno greičiau lipa, paskui į kalnus irgi buvo įdomu, kur mane ten vienoje vietoje tokie 3 vyrukai praktiškai vienu metu aplenkė ir aš juos visą laiką matau priekį, mes ten lipam, ilgas tas lipimas ir tada žiūriu, kad į kitą kalną po ten lygumėlės tokios, žiūriu, kad aš jau jos gaudau vėl. Jau jie užsirovė matyti į tą kažkurią atkarpą, tada aš jau juos pasigavau, aplenkiau. Ir žodžiu, ir ten tiek daug viso to harmonikos. O tai įsivaizduoju, kad ultrose tai yra dar X5, žinai, nes ten dar prisideda tas, kad tu niekad negali žinot, ten pirmi 50 km, pavyzdžiui, ir antri 50 km yra kaip skirtingos varžybos, tu niekad negali žinot, kas DNF'ins prieki, kas ten kažkas, tai yra baisiai įdomi. Žodžiu, o ginti atsakymas, ateik į trailo treniruotės, pabandyk ir padėsim tau suprast. Taip. Tai, bet tai rezumė tiesiog, tikrai darykit tai, kas jums patinka, atraskit tai, kas jums patinka, nebijokit eksperimentuoti ir svarbu, kad būtų gera psichologinė būsena, o ne tai, kad tam grindinti. Kad bėgimas didintų džiaugsmų kiekį gyvenime. Taip. Gerai, Lukas klausia, čia tokie 3 jo klausimai buvo, bet juos visus į vieną galima sujungti, tai ar per maratono bazės fazę reiktų daryti LT1, LT2 workoutus, pagal kokius workoutus nustatot, kokį pace bėgikas galės laikyti per maratoną ir skirtingos maratono taperio strategijos. Tai aš gal pradėsiu, dėl to LT1, LT2 darbų, čia galim grįžti prie ir mūsų vidinio klubo tyrimo, kurį darėm ir pamatėm, kad iš esmės maratono pastanga yra dažniausiai tarp LT1 ir LT2 intensyvumų. Tai čia dažniausiai bread and butter turėtų ir būti maratoninko darbas, nes tikslas ir yra tas būtent zoną stiprinti tam, kad jūs potencialiai gerintumėt maratono laiką. Tai LT1, LT2 darbai, praktiškai ne tik bazinių pasiruošimo metu, bet praktiškai visus metus. Jo, bet su vienu dideliu asteriksu, nes aš tai labai noriu pabrėžti, kaip irgi esam tą minėję, kad tu visą laiką turi pirmiausia suprast, kas yra tavo limituojantis faktoriai tam tikrai distancijai. Ir aš tikrai turėjau tokių atvejų, ir dabar galvoju apie vieną stiprią mėgėją triatloninkę, kuri subėgo Kaune pusmaratonio asmeninį ir praktiškai visa jos pusmaratonio mėsa blokas buvo labai intensyvos VO2 max treniruotės, kur ten priešingai negu logika diktuotų, kad tu turi ten aplink antrą slenkstį bėgioti daugiausiai, tai ten buvo mes praktiškai iš vis nedarėm slenkstinių treniruočių. Buvo tik tai labai sunkios VO2 max atkarpos ir tada spec treniruotės jau. Tai dėl to, kad jai tiesiog būtent, nes jinai turėjo be galo daug ištvermės, jinai buvo įveikus Ironmaną ir ten jau buvo aišku, kad jinai gali bėgti. Bet jos varikliukas tiesiog nesisuko aukštesnėm apsukom. Ir tada, žinai, jeigu tave limituoja tai, bet tu tą turi išsitestuoti, gali gal ir iš
čiūjkos, taip sakant, bet sunkiau, tai jokių būdų neprisikabinkim vėl, kaip sakėm, ką pakeitėm treniruotėse, neprisikabinkim iš anksto prie to, ką mums reikia daryti treniruotėse. Mums reikia kažką pakeisti savo fiziologijai. Dažniausiai tai didžiai dalį žmonių tai taip yra LT1, LT2, bet nebūtinai. Jo. Čia mes irgi tą epizodą, kai darėme apie treniruočių intensyvumus, tai irgi, ten jeigu ką galite sugrįžti, paklausyti, kaip nusistatyti, kaip suprasti, galbūt kas yra tie limituojantis faktoriai, nebūtinai net ir testuojantis, jeigu ten 5 km varžybinis greitis yra labai arti maratono, tai 5 km greitį reikia pakelti pirmą, tada kalbėti. Čia jo labai geras patarimas, jo galima tikrai per varžybų tą critical velocity kreivę susidėlioti. Bet, taip apie bendrą populiaciją kalbant, tai, ir pagal statistiką, tai maratono zona yra tenais, tai tikėtina, kad labai daug laiko reikia praleisti aplink tas zonas. Ir aišku, ramiau, ką... Jo. Apie spec treniruotės, ne buvo klausimas? Jo, tai jūs čia jau gerai paminėjot, kad ne visą laiką spec treniruotės irgi reikalingos, bet taip, gal irgi taip statistiškai vidurkinant, tai iš esmės, tai maratono tempu turėtum padaryti mažiausiai tikriausiai pusę maratono distancijos, kad treniruotėjai padaryti tokį, ne per vieną, 16-20 minučių. Intervalais, išskaitant intervalus, ten ar 4 po 2, ar 4 po 5, ar 4 po 4, arba ten jau, tarkim, su rimtesniais daugiau patyrusiais bėgikais, gal kartais net ir ten 3 po 7, ten pereini tiesiog į tą. Bet iš esmės, jeigu komfortiškai gali daugmaž tą zoną, tikrai savęs neapgaudinėdamas padaryti maratono pastangą, bent pusę maratono longo viduryje su apšilimu, su kuldaunu. Ten jau kai bėgi 5-7 km ir darai 3 po 7 maratono pastangą, ten jau labai sunku save apgauti. Ten toksai dėl to tos geros treniruotės, arba kur aš duodu ten 16 ramiai, 16 maratono peisų ir dar plus 5 tęsimas, irgi ką jau tu ten apgausi. Jeigu dažniausiai, kai žmonės bėga per greitį, jie nesugeba pabaigti tos 16 atkarpos. Arba jeigu matosi, kad, pavyzdžiui, bėgi, pradedi vienu tempu ir lėtėji. Tai turiu omeny, kad lėtėjančiai subėgi, tai tu žinai, kad čia tikrai ne tavo peisas. Ir tarkim, tavo 16 km subėgus ten po 4 minutės 30 vidurkį, nors pradėjai po 4:15, baigai po 4:05. Tai 4:15 tikrai ne tavo peisas. Tai tikrai ne tavo peisas ir tada pagal tai pasiadžesnint. Bet irgi reikia pabrėžti, kad šitai treniruotėjai, visas ciklas yra, kad užaugtum šitai treniruotėjai. Tai jokių būdų nepasitikrinti ciklo pradžioj. Arba čia, kai vis dar kartais girdisi tokie dalykai, tai prieš maratoną noriu prabėgti maratoną, pasižiūrėti, ar galėsiu nubėgti maratoną. Tai irgi tokių dalykų nedarykit. Į viską turėtų vesti progresiją ir į tuos darbinius kilometrus, ir į bendrą kilometražą. Tai jo. Bet, aš sakyčiau kad apie pusę maratono, jeigu treniruotėjai padarai maratono pastangą, tai gali daug maž ten darytas matematikas ir skaičiuoti, bet irgi klausimas, ar maratoną bėgant reikėtų kas kilometrą žiūrėti, koks tas splitas yra ir būtent to laikytis. Jeigu kojos tą dieną neša labiau, tai važiuojam, jeigu sunkesnė diena, tai irgi kažkiek pasiadžestinti reikia. Ir apie teiperį buvo klausimas, ne? Jo, skirtingos teiperio strategijos. Tai aš apie teiperį gal trumpai ir pasakysiu, nes ir su mūsų klubo treneriu neseniai diskutavau apie tai, kad mano tai filosofija irgi, kai pradėjau treniruoti, labai daug eksperimentavau ir visai ten bandžiau tą teiperį daryti visokį ir dabar supratau, kad jeigu tu esi gerai sudėliojęs visą treniruočių ciklą, tai jo metu tu neturi pervargti taip, kad tau reikėtų ilgo atsistatymo. Jeigu tu nepervargsti ir tau nereikia ilgo atsistatymo, tau beveik nereikia teiperio. Tai yra dabar jo rolė tokia yra visiškai minimali, sakyčiau. Ir jeigu anksčiau ten sakydavau, kad teiperių reikia ten prieš maratoną 3 savaičių, tai dabar 2 įdedu, nors žinau, kad tikriausiai ir vienos užtektų. Bet 2 dėl to, kad jau tikrai būt on the safe side. Tai svarbiausias principas, kad nepervargti iki to. Joks teiperis neišgelbės blogo pasiruošimo. Ir čia reikia tą labiausiai suprasti. Ir kita vertus, jeigu yra geras pasiruošimas, tai net ir ten nepilnas teiperis vis tiek viską gerai subėgs, nes prisiminkit, kad geriausius longranus padarot visą laiką pavargę. Tai čia šitą ir visas spec treniruotės, nieko neteiperina, tos sunkiausios spec treniruotės nėra toli nuo varžybinės pastangos. Taip, kad čia yra daugiau šitą ir kaip tik kartais netgi per didelį teiperį darydamas, per agresyviai nuvažinamas krūvį, gali netgi susigadinti tą, nes kūnas pradeda per daug jau rambėti, gyti, ten atsiranda visokie skausmai, tai irgi per agresyvus teiperis turi savo rizikas. Tai sakyčiau, taip, jeigu labai ūkiškai,
nedaugiau 2 savaičių ir tikrai numažinant nedaugiau ten 15-20% visas apimtis, bet paliekant visiškai intensyvumą ir distribuciją treniruočių. Tiesiog biškai pamažinti apimtis. Jo. Nu tai pavyzdys, kad tarkim, paimkim 100 km per savaitę kaip atskaitos tašką, tiesiog, kad matematika paprasčiau sudėliot būtų, tai likus 3 savaitėm, jeigu padarom 100 km, tai likus 2 savaitėm ten apie 8,5 ir tada jau likusią savaitę, tą jau paskutinę maratono savaitę, tai jau iki maratono ten 30-40 km plus maratonas, kas irgi gausis apie 7-8 km ir jo, kaip Jonas sakė, ta paskutinė savaitė, jinai turi būti pakankamai lengva, šiek tiek intensyvumo įmesti, bet jau ten darbų nepridarysi. Bet aš gal dar tokį tiesiog irgi iš savo patirties irgi apie nestandartinius tuos sprendimus, tai jeigu visas pasiruošimo ciklas yra sklandus, jeigu mes tikrai neperspaudžiam, tada taip, ten 2 savaitės, gal kartais mažiau negu 2 savaitės, bet, pavyzdžiui, va dabar irgi turėjau su Nerijum Rimdžium įvardinsiu tiesiog pavyzdį, kai maratonas nebuvo, šiaip jis turėjo bėgti iš viso 100 km gegužės ten 17 dieną Sanijos bėgime, bet žiema jam buvo, jis turėjo traumą, negalėjo bėgioti ir nebuvo tas toksai ilgas varginantis ciklas ir aš, pavyzdžiui, su niekuo kitu taip nesudaręs, bet jisai savaitę prieš, grinai 7 dienos iki maratono, jis bėgo 32 km. Nes tas pasiruošimas nebuvo toks ilgas vargintis ir aš nebijau jam duoti dar long runo paskutinio to ilgo. Savaitę prieš. Ir su kuo šiaip visą laiką, ten 22 km max, gal ten 18-20 km. Ir tik tai savaitę nusimetėm krūvį ir jisai subėgo asmeninį 20 km minutėm, nes žinau, kad jam nereikia to teiperio. Jo, jam nereikia teiperio. Paskui su patirtim irgi pamatai, kad kai kuriem žmonėm irgi tas krūvio nusimetimas, jis tiek ir psichologiškai, tiek ir fiziškai labai juos paveikia, tai irgi geriau daryti trumpesnį tą teiperį, bet čia reikia atrasti savo, reikia paeksperimentuoti su vienu dalyku, su bet kitu. Vis tiek turbūt sutiksi su to, kad blogo pasiruošimo teiperis neišgelbės. Taip. Tai vis tiek reikia turėti omeny, kad žymiai svarbiau, ką mes padarėm iki to ir jau taip realistiškai suprast, kad koks būtų pasiruošimas, tos paskutinės 2-3 savaitės, nepakeis ten iš esmės nieko. Čia šiaip irgi gal visai toks įdomus pasidalinsiu, kai žmonės, pavyzdžiui, irgi kai galvoja, kad čia turim padaryti tokius darbus, čia turim dėti tokį bloką ir tada susirga 2 savaitės prieš varžybas arba savaitę prieš ir atrodo subėga. Viskas čia jau net neapsimoka gal bėgti, nevažiuosiu, nestartuosiu ir tada subėgia asmenį. Ir irgi tada supranti, kad tas susirgimas, jisai gal net ir į naudą išėjo, nes tu mažiau stresuoji, psichologinė tavo būsena geresnė, tu nekeli savo ekspektacijų ir tas teiperis, kurio tu šiaip standartiškai nedarytum, bet jisai suveikia dar geriau net negu kur visiškai krūvį nuėmi, nes tiesiog neturi kito pasirinkimo. Tikrai šito esu matęs ne kartą. Ir čia parodo kiek ir kaip kalbėjom, kad tas planas ne visą laiką reikia tiesiog 100% į tai tuo kliautis tiesiog ir tikrai yra daug labai faktorių, kurie gali pakeisti viską. Gerai, čia toks dabar linksmesnis Dovydo Pugevičiaus klausimas, kuris LSR treneris yra didžiausias velnias. Inga arba Tadas. Mes čia turėjom tokią net ir mini diskusiją, aš iš pradžių būčiau sakęs Tadas, bet paskui ir Briuselį Inga pamačiau. Tai Inga iš tikrųjų naujausia mūsų Inga laimė, mes mylim Inga yra visiška žvaigždė ir tikrai velnias. Tai šitą... Jeigu reiktų eiti vakarėlį visai nakčiai, tai aš tikrai suėdėčiau, tavasme, į vienus vartus. Bet Tadas irgi norėčiau, kad tam vakarėlį būtų. Tai Tada ir Ingos kombo šiaip geras yra. O mes tokie zanūdas. Mes tokie žinai. Seni pirdžiai. Visiškai. Tai nežinau, duokit žinot, gal irgi komentaruose, ką matote foną, gal sužinosim kažką daugiau, gal kažkokių pikantiškų istorijų net galima būtų. Gerai, tai dabar einam prie rimtesnio klausimo apie HRV. Mindaugas Vadoklis užklausė, koks yra vidutinis HRV ir kokie yra mūsų tips and tricks, kaip jį galima padidinti. Turim iškart, sakysiu, epizodą visą, kur apie HRV nemažai pašnekam, gal galėsim pasidalinti nuorodą, nes ten tikrai naudinga informacija, bet aš manau, basicus tikrai galim pakartot. Tai
Tu nori, nes tu visai įdomios informacijos ten turi apie... Tai žiūrėkit, jūs jeigu norit, gali dar trumpai tiesiog, gal kažkas nežino, kas yra tas HRV, tai labai suspaustai. Tai HRV yra mūsų autonominės sistemos balansų toks rodiklis, arba taip nelendant giliai į neurofiziologiją, tai tiesiog parodo, kiek mes esam strese arba kiek mes esam daugiau tokio regeneraciniai būkliai, kiek arba tai netiesiogiai siejasi ir su dažniausiai su nuovargiu ir streso parametras toksai. Tai jisai yra per širdies variabilumą, kuris širdies variabilumas paradoksaliai, kuo mes esam labiau stresiniai būkliai, tuo mūsų dažnis širdies vienodėja ir HRV mažėja ir kuo mes esam labiau pailsėję arba labiau fit, nes širdis didesnė, daugiau kraujo išpumpuoja, rečiau plaka, tuo mūsų HRV didėja. Tai šitą metriką šiaip mes labai sekam, labai yra naudinga jinai ir sportininkam, ir šiaip gyvenime, bet yra niuansų. Yra niuansų tai, kad kaip ir visą laiką reikia neprisikabinti prie absoliučių skaičių, nes pagrindinis dalykas ir pagrindinė klaida, kad žmonės dažniausiai žiūri kažkokius ir lyginas ten, koks tavo HRV, koks mano. Tai yra absoliučiai nulinė informacija, ne nulinė, bet labai tai neinformatyvus. Svarbiausia stebėti trendus arba tuos rolling averages. Tai dabar jau ten prieš kokius 5-6 metus, tai ten kokie Garminai net ir neturėdavo, jie tik tai momentinės rodydavo HRV vertes, tai dabar jau ten mokslas pakankamai tą įkalė mums visiems, kad reikia stebėti trendus, tai dabar jau labai gražiai visi laikrodžiai rodo trendus ir tu jau gali savo ir savaitės ir ten kiek 32 dienų berods. Ne, savaitės, mėnesio gali, jau tam tikrose platformose gali net ir metų ilgesnio laikotarpio. Tai ką reikia žiūrėti, tai ir aš patarčiau geriausiai žiūrėti ir ramybės širdies dūžius, resting heart rate ir HRV ir jų trendų žiūrėti. Labai grubiai, jeigu jis yra trendas tas stabilus, tai viskas yra gerai, jeigu HRV auga, pulsas stabilus arba krenta, yra irgi gerai. Jeigu HRV krenta, o pulsas auga, tai dažniausiai yra jau kažkas, kūnas jau yra pertemptas ir nelabai adaptuojasi. Tai tokie labai ūkiniai patarimai, sakau, yra išimčių, bet bendrai taip. Jo. O kalbant apie tuos pačius vidurkius, sakykime, tai neradau geresnio būdo negu patikrinti VUPO ir Oura Ring statistiką, nes jie tikriausiai didžiausias turi platformas, daugiausiai žmonių, kurie seka HRV reguliariai, tai iš esmės abiejose platformose tiek ir Oros, tiek ir VUPO panašus yra labai vidurkiai, kas yra faina, nes mes matėm, kad tie baseline'ai, tarkim, skiriasi Garmino ir VUPO, bet apie... Trendai panašus. Mes esam net vidinį tokį tyrimuką darę, lyginę tos device'us, tai nors skaičiai varijuoja, bet trendai tikrai vienodi. Taip. Bet iš esmės apie vidurkį, sakykime, tiek ir vyrų, tiek ir moterų, ten su mažais nuokrypiais yra aplink 40 milisekundžių. Vyrų, šiaip vienoje platformoje gal vos aukštesnis, kitoje žemesnis, bet kas yra įdomu, kad ta didžiausia populiacijos dalis turinti tuos arba žiedus, arba apyrankės VUPO, tai jų HRV yra apie ten 20 keli, 30 keli, bet tą vidurkį šiek tiek pakelia tą, čia jau su kuo susijęma, kad labiau gal sportuojančių aukštesnio meistriškumo sportininkų HRV, nes jisai statistiškai labiau tą vidurkį, nes nuo 30 iki 100 kažkiek yra didesnis range'as negu nuo 30 iki 0. Tai šiaip tie, tarkim, neįtin sportuojantys žmonės, jie dažniausiai vis tiek turės žemesnį HRV, sportuojantys intensyviau, daugiau turės aukštesnį HRV. Ir dar irgi žiūrėjau, buvo ten porą studijų padaryta, kai buvo tikrinama, ar HRV yra daugiau įgimtas dalykas ar įgaunamas dalykas, tai panašu, kad daugiau yra to per gyvenimą, kokie tavo sprendimai yra priimami, koks yra tavo streso valdymas, kokia mityba, koks miegas, kiek yra sporto tavo gyvenime, tai labiau nulemia tavo HRV baseline'us negu tiesiog genetika kažkokia. Jo. Tai čia yra rekomendacija, tips and tricks, tai susitvarkyti visus tos dalykus. Jo, jisai, tuo jis ir, sakyčiau, daug kas gal kritikuoja, bet jau anksčiau girdėdavau tokios kritikos, kad HRV yra labai nespecifinė metrika. Ta prasme, kad jinai nepasako, kas ten pas tave gerai arba blogai, jinai tik pasako, kaip nervų sistema reaguoja bendrai stresorius ir krūvį, jie gali būti vidiniai, išoriniai, kokie nori. Bet aš tai sakyčiau, čia kaip tik yra,
pliusas. Nes jeigu tavo gyvenime, aišku, absoliučiai viskas nestabilu, tai tada sunku bet kokiu atveju keisti, bet dažniausiai mes turim kažkokią rėmą ir ritmą ir yra kažkokie vienas ar du kintantis faktoriai ir tada tai HRV labai padeda įvertinti, nes tu matai koreliaciją, kaip tie faktoriai keičiasi, sakykime, akivaizdžiausias dalykas, kaip alkoholis keičia HRV, ką dauguma žmonių, ten alkoholis arba susirgimas arba ūmus psichologinis stresas, tai ten iškart matai, kaip tavo kreivė tiesiog keičias. Kartais reikia truputį labiau pasigilinti save, nes tu matai, ta kreivė keičias, savijauta irgi, bet tu ne visą laiką žinai, kas čia darosi ir tada kartais reikia pakrapštyti, bet tas pakrapštimas arba tas paskatinimas pakrapštyti giliau, kas čia su tavim daros, tai yra labai naudingas. Bet tai sakyčiau, iš mano patirties ir įdomu, kaip tu su savo sportininkais seki, tai aš matau, kad šiaip pas mėgėjų sportininkus su visiškai nesportuojančia populiacija, akivaizdu, nedirbu, tai matau, kad vidurkis grubiai apie 50 yra ir šiaip ką matau visą laiką ir ką net po to ir skaičiau, kad jeigu jau tavo sportuojančio žmogaus jau vidurkis yra mažiau negu 30, tai jau yra kažkas tikrai negerai. Tai jau taip jau reikia, arba yra tikrai didelis nuovargis, arba jau net yra tyrimų, kad jau net ir kardiovaskuliarinių ligų rizika jau indikuoja. Tai taip šitoje vietoje jau tada, jeigu yra tikrai laikos žemiau 30 ir jeigu jūs nesportuojate, tai pradėkit sportuoti. Jeigu sportuojate, tai tikrai tikėtina, kad reikia pasigilinti, kodėl. Ir dar amžius yra kažkiek faktorius tiek tiesa, čia labai gerai, kad paminėjai. Jo, HRV dažniausiai krenta. Tai jeigu jums 80, tai šitą negalioja, ką aš pasakiau. Bet dažniausiai vis tiek, statistikai, ką minėjom, tai vis tiek sportuojančių, aktyviai gyvenančių žmonių HRV šiek tiek aukštesnis yra ir jeigu jis jau yra apie 20-30 tą range'ą, tai reiktų pasižiūrėti gyvenimo sprendimus kai kurios galbūt. Bet vis tiek svarbiausia trendas. Jo. Gerai, Ernestas Panomariovas klausė apie ITB sindromą, kaip išspręsti ir kokia prevencija, ar galima bėgioti toliau, reikia pilnai išsigydyti. Čia pabandysiu trumpai, nes čia mano diplominio darbo tema ir dabar kaip tik turiu bent kelis atvejus ir kaip kineziterapeutas, tai buvo vienu metu čia jie apnykė tie ITB, kažkaip galvojau, kur jie dingo, bet dabar kai grįžo, tai su trenksmu, tai tikrai dabar sakyčiau viena top 3 turbūt su achilo tendinopatijom ir ankauliu. Bet mes pradžiai kažkaip galvojom visai, kad net karboniniai batai gal tą ITB sindromą šiek tiek apmažino. Jo, bet grįžo jisai, tikrai dabar dažnai matau ir su karboniniais bėgiojančių. Tai aš sakyčiau taip, ITB yra vienareikšmiškai perkrovos trauma. Tai yra ir dažniausiai pastebėjau, kad, pavyzdžiui, achilo tendinopatijos dažniausiai siejasi su greičiu, ten kai pradeda žmonės kažkokias greitesnės treniruotės daryti, tai iššaukia ITB, labiausiai aš pastebėjau, kad iššaukia tiesiog krūvio staigus pokyčiai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus ten padarė pertrauką, tada staigiai grįžo prie ankstesnio kilometražo ir dažniausiai tas greitas pokytis arba pradėjo kažkokią naują trasą, naujus batus, kažkas, kas staigiai pasikeitė, bet tai nebūtinai su greičiu susiję. Tai tas labiausiai provokuoja ITB, kad ITB sindromas, tai visą laiką, kai perskaitot sindromą, žinokit, kad tai reiškia, kad niekas nežino, ką tai reiškia. Tai yra toksai etiologija ne iki galo aiškiai, kas ten iš tikro skauda, bet kliniškai tai, sakyčiau, ten tikrai reikėtų kineziterapeuto pagalbos. Paprastai ir kas yra sunkiausia dalis, kad su ITB reikia daryti kartais labai bazinių stiprinimo pratimus, bet reikia dažniausiai tikrai, jie turi būti tikslingai sudėlioti, bet niekada negalima bėgti per skausmą. Kaip kitos traumos, kur galim su skausmu išbėgioti, tai ten ITB, kai jau pajunti, kad jau atsiranda tas charakteringas toks būna, nežinau, ar tu esi turėjęs ITB, aš esu turėjęs kažkada pradžioje, toks ateina, pirmą jauti jau fone, pradeda geltą kelio šoną ir tada toks staiga ateina jau toks stiprus skausmas. Tai reikia gydant tą traumą neprileisti iki to pastiprėjimo. Tai kai jau tik tai pradeda jau jisai mausti, turi tada sustabdyti bėgimą. Ir normaliai progresija būna tokia, kad
kai viskas jau pradeda tvarkytis, tas skausmas vis vėliau ateina, tai kartais būna, kad tu gali porą kilometrų nubėgti, tada 3, tada 5, tai vat palaukti, ko jau tikrai jisai visiškai dings ir tik tada jau ten pradėti vėl treniruotis. Ir šiaip beveik, nėra turbūt buvę tokio atvejo, kad ITB neįsispręstų, tai nėra ta trauma, kuri tikrai pabaigtų kažkieno bėgimo karjerą, bet kartais gali būti šlikšti ir užsitęsti. Žiūriu, kad Arnas beveik užmigo čia šitą monologą klausant, bet... Aš truputį dar sudaužytas po to treilo bėgimo, tai atsiprašau, bet ne, viską girdžiu ir jeigu ką, čia telefono numerį jūsų dar parašysim dėl ITB sindromo sprendimo. Yra tikrai ir daugiau gerų kineziterapeutų, bet jo, tikrai čia padėtų, kinezo pagalba padėtų. Jo. Liuks, tai toliau Mazuika klausė apie temperatūros įtaką rezultatams maratone, tai skirtumai tarp 10, 15 ar 20 laipsnių. Tai čia irgi, ką jau pakalbėjom truputį apie Londoną šnekant, tai aš irgi atradau čia studiją, kur šiaip crazy pagalvojęs iš tikrųjų kokia imtis, nes 10 metų didžiosius pasaulio maratonus išanalizavo rezultatus tiesiog jų. Ir 1,8 milijono bėgikų buvo paimta tiesiog. Čia jau galima daryti statistinę analizę su tokiam imtim. Ir buvo žiūrėta grinai oro įtaka rezultatams, tai iš tos studijos nustatyta, kad šiaip optimaliausia maratono distancijai temperatūra yra apie 6 laipsnius Celsijaus ir kad kiekvieni 10 laipsnių maždaug sulėtina bėgikų laikus apie 1,5%. Kad šiaip 6 laipsniai dauguma galvotų, kad tai yra tikrai daugiau. Ta prasme, kad ten bent 10, 13. Jo, o šiaip 6 laipsniai ir gan retai iš tikrųjų tokie, kad jau maratonai ypač gale būtų 6 laipsniai, tai gan retai tikrai būna. Bet dar irgi apie skaičius, tai ką reiškia 1,5% per 10 laipsnių, tai per 2 valandas čia yra apie 3 minutės. Kas yra daug. O dar irgi ką nustatė, kad elitiniam bėgikam įtakos yra šiek tiek mažiau, mėgėjam, kuo ilgiau bėgi, tuo akivaizdu labiau ta įtaka jaučiasi, tai jeigu ta temperatūra ne 6 laipsnių, o 20 laipsnių, tai iš esmės bėgant apie 3,5 valandos, tai mes apie 5-6, gal net ir daugiau minučių galim prarasti vien dėl to, kad yra šiltesnis maratonas. Tai tie, kas bėgo Londone, mėgėjai tikrai pajuto. Jo, čia kalbėjom. Dominikas Pacauskas mėgsta konvertuoti dalykus, tai galit jam parašyti, jisai jums parašys tikrą asmeninį. Galėsit įsivesti jo. Jeigu subėga 3 valandas, tai kokias 2,7, 2,6 gal net. Tai galit savo per petį paplekšnoti, nes, bet tikrai iš tikrųjų reikia atsižvelgti kartais į sąlygas ir tie absoliutus skaičiai ne visą laiką turėtų būti žiūrimi į juos tiesiog, kad ten valanda 30 pusmaratonis nėra valanda 30 galbūt kažkokio kitoj trasai. Tai faktas. Čia kaip pavyzdys, pavyzdžiui, irgi turėjom lietuvių, kurie bėgo Briuselyje pusmaratonį, kai buvo ir karšta, ir kalnuota trasa, ir dabar Kaune subėgo, tarkim, žinau, Vaido Romanausko pavyzdį, Briuselį subėgo valandą 15, jeigu neklystu, Kaune subėgo valandą 12 kažką. Jo, tiesiog kitas, O praėjo 2 savaitės. Tai tikrai ne fitneso klausimas čia buvo. Tai turi įtakos, turi nemažai įtakos ir arba atsižvelkite tai bėgdami karštesnį maratoną, arba nesirinkit karštesnį maratoną, jeigu norite. Jo, kas laiką. Tampa vis sudėtingiau iš tikrųjų. Ir dėl to ir pastebiu, kaip dabar jau jaučiu iš bėgikų ir iš mėgėjų, kiek dabar Valencijos maratonas tapo didžiausių trendų ir dabar Sevilija vejasi. Tai būtent jo žiemos maratonai. Tai dėl to, kad jo pavasarį jau vis neapibrėžčiau. Tiksliau, netgi kitaip pasakysiu, beveik garantuota dabar jau yra, kad pavasarį bus per šilta. Tai, pavyzdžiui, Kauno dabar paėmus, tai čia buvo išimtis, nes prieš tai porą metų balandžio mėnesį. Ir net ir Vilniuje čia tiesiog buvo visiškai sukrito kortos, kad tiesiog tą savaitę tom dienom atvėsimas buvo. Bet iki tol, tai jeigu būtų savaitę prieš, tai būtų ne kažką. Čia irgi šiek tiek apie temperatūrą. Švelniko Antanas, man atrodo, Švelnikas klausimas. Jeigu LT1 yra prie 160 BPM, kaip keisis slengstis staigiai sušilus iki 26 laipsnių? Ir dar jo papildomas klausimas. Anksčiau gaudavau strides bėgimo gale, dabar viduryje. Koks skirtumas?
Tai dėl slenkščio, tai iš esmės, ką mes matom, kad slenksis dažniausiai rišasi prie pulso, jeigu kalbam apie laktato slenkščius. Ir ką reikia daryti tokioje situacijoje, tai kai yra karšta, bet tą jaučiam ir savijautos dažniausiai, kad reikia tiesiog nusimesti peisą. Nereikia tikrai prisirišti prie tų greičių, tai ką ir statistika rodo, kad greičiai lėtėja, bet fiziologiškai tai niekas labai stipriai nesikeičia. Tai jo, rišamės labiau prie pulso ir prie pastangos, negu kad prie tempo. Nes metaboliškai jūsų kūnas turi daryti tą patį darbą, bet jūs tiesiog atiduoda daugiau energijos dėl aplinkinių jo faktorių. Tai tiesiog neišvengiamai, jeigu norim gauti tą patį fiziologinį stimulą, ne didesnį, ne mažesnį, o tą patį, tai turim adaptuoti savo tą mechaninį outputą ir viskas. Ir dažniausiai tai reiškia lėtinti. Jo. Tai čia trumpai tikriausiai, bet konkrečiai atsakant. O dėl strides, tai aš šiaip nematau labai didelio skirtumo, bet aš irgi esu mėgėjęs labiau duoti viduryje stridus, kol jeigu, kad tiesiog stridų esmė dažniausiai, kad tas žingsnis, kokybė, greitumas būtų pakankamai geras, tai kad nebūtų kojos nuvargusios, bet yra logikos ir ant nuvargusių kojų bandyti tą mechaniką palaikyti, tai šiaip jo, esmės didelės tikrai nekeičia. Nėra, tikrai nekeičia. Bet jo. Gal truputį gali skirtis, bet jeigu ramaus bėgimo viduryje ar gale, tai irgi tas nuomonės. Bet čia jau tokios detalės, kur tikrai tai nereiks sureikšminti. Nepakeis nieko. Nieko nepakeis. Svarbu jos padaryti. Jo. Rūtos Iškevičiūtės klausimas dėl, čia į teiperio gal temą šiek tiek, kada rekomenduotume daryti laisvą dieną ar 2 dienos iki maratono ar kitų varžybų. Tai irgi gal individualus pakankamai dalykas, aš dažniausiai duodu 2 dienos prieš, tada dieną prieš lengvą prasibėgimą, kad toks vis tiek įeitum ritmą, dažniausiai tas tampa dar ir su kelionė, kad tu važiuoji ne dieną prieš, o porą dienų, tada jau nuo jo vietoje prasibėgi ir tada jau kitą. Bet geriausia, jeigu taip trumpai atsakant, tai ne išvakarėse, bet 2 dienas prieš, poilsį pasidėti. Bet tuo pačiu ir paeksperimentuoti irgi su jam, nes kai kurie žmonės mėgsta daryti tą prieš varžybinę lygiai 24 valandas, pavyzdžiui, prieš varžybas, kiti mėgsta iš vakaro prasibėgti, kiti mėgsta dieną palsėti, tai atrasti savo irgi, kas reikia, bet statistiškai tikriausiai, ką matau, kad jo, 2 dienos prieš. Taip. Gerai, tada gal dar vieną tokį rimtesnį klausimą apie nitratus. Čia jūs irgi kaip tik dalinotės neseniai, kad burokėliai grįžta į rinką, nes anksčiau buvo labai populiaru, tai Jonas Narkeliūnas klausė, ar verta. Jo, tai aš dalinausi Alex Hutchinson straipsnių iš Outside, tai toksai vienas pagrindinių sporto mokslo populiarintojų, kur labai gerai visą laiką giliai įsigilinęs visokias sporto mokslo aktualijas suvirškina ir patikė, tai jis dabar vėl toks, dabar labai įdomu iš tų papildų, kad tikrai sukasi tokie ciklai, kur prieš ten gal 15 metų bikarbo buvo toksai tikrai populiarumas, po to jis visai išnyko, po to atsirado Mortinas su savo bikarbo naujų modelius, dabar vėl, ten visiškas trendas yra tarp visų, tada betalaninas dabar vėl, šitą irgi jaučiu, kad labai vėl grįžo daugiau tyrimų, ir dabar panašu, kad nitratai vėl irgi toks padarys tą sugrįžimą, tai jeigu labai trumpai, tai jie veikia, tikrai ir World Athletics, man atrodo, kur dalinosi tam straipsnį ir mini, kur dalinosi veikiančiais legaliais papildais. Tai IOC, ok. Tai kad jų ir yra šita berods kofeinas, alaninas, kreatinas ir nitratai. Nitratai ir betalaninas. Ir betalaninas, jo, tai gal jo 5 papildai. Sodos bikarbonatas, jo. Jo, tai yra tikrai gerai. Jo mechanizmas, bet vėl čia tik tai 2 tokie niuansai yra, kad jo pagrindinis mechanizmas yra vazodilatacija, tai kitaip tariant, kad jisai šitas azoto oksidas, kuris ten yra, jisai padeda išplėsti sausgyslės, taip jo pagerina tą deguonies. O ką aš pasakiau? Sausgyslės. Oi, sausgyslės, jo kinesioterapeutas jau manyje kalba, kraujagyslės, atsiprašau, ir jisai padeda tą deguonies įsisavinimą pagerinti. Tai jeigu tai yra jūsų limitacija, tai yra gerai, bet turėtų omeny reikia, kad ne visą laiką sausgyslių ta periferinė limitacija yra jūsų limitacija. Kraujagyslių.
Oi, nes aš jau šitą galvoju apie pacientus, pas kurios turėsiu to eiti, jau man iškart kraujagyslių. Tai, jo, atsiprašau dar kartą. Tai ne visą laiką kraujagyslių limitacija yra ta limitacija, kurią jums reikia spręsti. Tai gal čia tiesiog nėra jūsų papildas, bet galimai gal ir taip. Gal jums, pavyzdžiui, tiesiog reikia daugiau deguonies ir tas, nu, žodžiu, visai per kitų reikėtų eiti. Tai ir kitas dar dalykas su nitratais, kas irgi yra įdomu tyrimuose ir visi kaip ir jau irgi konsensusas pastebi tai, kad elitiniam sportininkam labai aukšto treniruotumo jisai praktiškai neveikia. Mėgėjam, kurie nėra fit, kurie ten tikėtina, kad to, vat, nesakysiu, sausgyslių, kraujagyslių tinklo neturi tokio gerai išlavinto, tai jisai tą efektą didesnį duoda, kuo aukštesnis tavo lygis, tuo mažesnis tas poveikis. Nu, bet čia šitą irgi, kaip ir Hutchinson sako, su bet kuo, bet koks papildas tą patį turi diminishing returns. Tai žodžiu. Ne tik ir papildas, bet viskas, apskritai ir krūvis. Ir krūvis, taip. Tai tikrai galit paeksperimentuoti, tai tikrai turi fiziologinį pagrindą, ištyrinėta, taip šita yra jo tiesiog pagristas geras papildas, kurio neverta ignoruoti, bet kaip ir su viskuo neverta ir per daug sureikšminti. Jo. Aš gal čia jau žiūriu irgi pagal laiką, kad jau reikės to liekti, tai turim dar kelis neatsakytus klausimus, tai nesupykit, jeigu jūsų klausimų neatsakėm. Šiaip buvo nemažai klausimų apie alų, nes ten keliam nuotraukas alum, tai gal toks trumpas apie alkoholį tiesiog, nes klausė žmonės, kiek alaus galima išgerti dieną iki maratono ir ar galima vyno išgerti arba kiek alaus išgerti po. Tai... Negerkit prieš maratoną, pasilikit jau tą taurę ar bokalą po maratono, tikrai šita ramesnė galva bus ir šviesesnė. Jo. O po maratono tai va, tada jau galit kompensuodami vieną kitą tikrai padaryti, ypač jeigu negerėt ir viso pasirašymo metu, tai tikrai nieko blogo nebus, bet nu... Kaip ten Tadas, mūsų vienas iš velnių kandidatų, sakė labai gerai, kad kam taip kankintis, jeigu po to negali pašvęsti. Tai čia yra tiesos tame, mes, man atrodo, šitą tikrai neapsimetam šventuoliais, pašvęsti irgi mėgstam. Bet gert prieš ir iš esmės šaut savo į koją, nu... Neverta, tikrai neverta. Faktas, jeigu mes tiesiog norim to maratono, nieko iš to maratono nesitikim, tai nieko nuo to blogiau gal nebus, bet jeigu tikimės paskui subėgti savo asmeninį rezultatą, tai ar tikrai tai yra tas dalykas, ką mes norim daryti dieną prieš varžybas. Ir tada šiaip Kęstučio klausimas, kokia grupinė treniruotė geriau bendram fiziniui bėgikui? Circle, mobilumo ar funkcinė? Nu čia toks pat klausimas kaip jo, gal šitą, ką daryti tempinę, longą ar recovery. Nu, labai daug faktorių. Labai daug faktorių, toks tikrai, net nežinau kaip atsakyti. Šiaip gal taip pasakyčiau, jeigu bėgikas yra mėgėjas ir neturi kažkokio didelio sportinio backgroundo, tai turbūt tai, ką įsivaizduoja funkcinė treniruotė, tai turbūt funkcinė arba mobilumo geriausiai tiktų tiesiog tam, kad pastimuliuoti tas savybės raumeninės ir mobilumo, kurių negauni su ištvermės treniruotėm, tai turbūt vieną iš tų reikėtų rinktis. Jeigu jau esat pažengęs sportininkas, tai turbūt reikėtų kur kas daugiau raiškos ir tikslumo šitam klausimui. Bet jeigu pradedančiam, tai sakyčiau, tada funkcinė arba mobilumo. Nu, nes jos circle tos treniruotės, jos tokios hit geros rimtos treniruotės, tai pasidarom jos gali arba pakeisti, arba tu tą efektą gauni iš tų darbinio bėgimo treniruočių. Tai čia irgi gal atrasti tai, kas čia vėl geriau bet kurį padaryti, negu nieko nedaryti, bet atrasti irgi tai, kas patinka čia. Ir paskutinį, irgi tokį filosofinį, Juozapas Paškauskas visą laiką turi kažką į filosofinę pusę, tai kaip suderinti rezultatų siekimą su mėgavimusi bėgimu ir kada tikslų vaikymas jis padeda, o kada jau ima trukdyti. Tai čia gal irgi jau ir į tą pokalbį, kur turėjom su Rima ir Vita, nes ten sportas ar vaistas ar nuodas. Bet aš tai gal sakyčiau, čia irgi grįžčiau prie to, ką ir pradžioje kalbėjom, kad visų pirma, tai ypač kalbam apie mėgėjišką sportą, tai turi būti faina. Ir
tie tikslų išsikelimai, jeigu jie yra vardan išsikelimo ir jie neneša džiaugsmo, jeigu tu tiesiog vaikaisi tų minučių, sekundžių, bet nesimėgauji procesų, tai jau tikriausiai ne apie tai viskas turėtų būti ir tu gali išsikelti lygiai tuos pačius tikslus, bet į kelionę visai kitaip žiūrėti. Tai manau, kad čia jo tiesiog yra gal labiau požiūrio klausimas ir nepadaryti bėgimo ar kitų sportų antrų darbų tiesiog. Jo, visiškai. Jeigu būsi, kad ir greitas ir su asmeniu, bet nelaimingas, tai tu vis tiek būsi nelaimingas. Jeigu visą laiką pavargęs, jeigu visą laiką ten subėgi, net ir, tarkim, bėgi, ten tavo tikslas sub 3, bet subėgi 3:02 ir tu susiparinęs, kad čia nepavyko ir, Aš tai irgi taip manau, kad ir čia net nesvarbu mėgėjo Arnai ar ne, aš tai sakyčiau, bet kuriam sportininkui rezultatas yra tik vyšnia ant torto, kad jeigu viskas yra tavo gyvenime faina, tavo treniruočių procesas fainas, tavo socialinė aplinka faina, mėgaujas gyvenimu ir kažką gražaus jame turi ir tada dar pavyksta tai vainikuoti rezultatų, tai yra ta vyšnia, nes tada labai faina, bet jeigu to rezultato nėra, tu vis tiek fainai gyveni. Bet atvirkščiai, jeigu viskas yra tikrai ne fainai ir tu kenti, tu nejauti, kad ten yra prasmės, tu nesidalini su žmonėm taip, kaip ir tada subėgi greitai, ir kas iš to? Koks skirtumas? Tai akimirkai pasidžiaugia gal. Jo, ir tai dar klausimas. Nes tikėtina, kad po šito tada jau galvosi, tai tada greičiau, tada dar greičiau. Tada tie tikslai tik tai kyla ir kyla. Tai pabandyti atrasti smagumą, mėgautis, džiaugtis, suderinti su viskuo, ką darom šalia, nes tikrai daug visko visi darom šalia. Tai manau, kad pirmoje vietoje bet kokiu atveju mėgavimasis ir turėtų būti. Rezultatai. Tai labai gerai su šita mūsų nata, kur tikrai ne pirmą kartą šitos dalykus sakom, bet labai faina jos pakartoti ir su jie galim priminti ir uždaryti šitą mūsų šnekų epizodą. Tai ačiū visiems už klausimus, nepykit į tuos, kuriuos neatsakėm, nedaug čia jų man atrodo liko, bet turim jau lėkti ir nenorim ir jūsų užlaikyti, tai dar padarysim tikrai šitų rubrikų ir dabar atsisveikinam ir iki kitų kartų. Iki, ačiū.